Labas vakaras ir sveikos prisijungusios prie meilės ir gausos magnetas dirbtuvių. Gera matyti daug pažįstamų veidų. Sveikinuosi ir su tom, kurios pirmą kartą galbūt yra su manim kažkokiose dirbtuvėse ar programuose. Ir labai kviečiu, kol dar kelios mūsų jungiasi iš laukiamojo, pasidalinti, jeigu buvot jau anksčiau kažkada su manim, chatboxe parašyti vienetą. O jeigu visiškai pirmas kartas, nulį. Labai įdomu pažiūrėti visą laiką proporcijas. Taip, keletas iš mūsų dar moterų jungiasi ir šiandieną ne tik šnekėsim apie magnetizmą, bet ir labai kviečiu atsilošt ir leis savo pajausti, kad tie žodžiai, kuriuos aš dalinsiuosi, mintys, konceptai, ne tik tais galvoj nusėstų, bet šiek tiek giliau, tavo širdį, pilve, tavo iščiose. Ir tam, kad padėtumėm savo tai padaryti, kviečiu keliom akimirkom užsimerkti ir nukreip savo dėmesį į savo vidų. Ir kviečiu giliai įkvėpt ir iškvėpt. Kas sako, manęs negirdi, tai įsijungt turbūt kompiuterį garsą reikia. Ir jeigu dar neužsimerki, kviečiu užsimerkti. Ir nukreip savo dėmesį į vidų, nuskanuok savo kūną, nuo pat savo karūnos, nuo viršugalvio iki pat kojų pirštų galiukų. Pasisveikink su savim. Pastebėk, kas vyksta tavo kūne, tavo širdį. Kartais, kai mes turim įtemptą dieną, daug visokių įvykių ar darbų, ar logistinių reikalų, kartais išmėtom ir paliekam save kažkur pakeliui. Tai dabar pasikviesk save atgal. Tarsi pasikvies visą savo pamestas dalis, savo pamestą energiją, galią. Pakvies sugrįžti atgal į tavo centrą. Kreip savo dėmesį į pėdas. Vaizduok, kad pėdos tarsi prilipusios prie grindų. Pajaus, kaip kėdė, fotelis ar lova laiko tavo svorį. Palaiduok savo stuburą ir pečius. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu leis savo dar labiau susijungti su savim, susigrąžinti visas savo pamestas paliktas dalis ir pilnai būti čia ir dabar. Ir prisimink savo intenciją, kai registravaisi į šitas dirbtuves. Kas tau rezonavo, kas tave palietė, kas sudomino. Ir ką norėtum gauti iš šitų dirbtuvių. Galbūt į savo gyvenimą nori pritraukti daugiau meilės, daugiau pinigų, daugiau galimybių, nuotykių, dėmesio, romantikos. Visa tai įmanoma. Ir viskas prasideda ne nuo išorės, o nuo vidaus. Nuo tavo pačios santykio su savim ir nuo tavo santykio su meile, gausa, realybe ir visata. Ir apie tai šiandien ir šnekėsim. O mano intencija - priminti kiekvienai iš jūsų galią. Ir priminti, kaip save susimažini. Ir ne tik kaip save susimažini, bet kaip nustoti tą daryti ir kaip išeiti. Savo seno identiteto, senos savo versijos ir įkūnyti daugiau galios. Ir prisiliesti prie savo potencialo, nes giliai širdį žinai, kad tu gali žymiai daugiau. Nei dabar darai, gali pritraukti žymiai daugiau savo gyvenimą, negu kad dabar turi. Giliai įkvėpk. Įkvėpk viską, kas nebetarnauja. Ir dar kartą įkvėpk, tarsi padarydama daugiau erdvės.
naujai informacijai, naujai energijai, naujiems kodams ir iškvėp viską, kas nebetarnauja. Stebėk, ar kūnas galbūt nori kaip nors pajudėti, galbūt nusipurtyti energiją, ar ištempti kaklą į vieną kitą pusę, ar natūraliai kažkaip pajudėti. Leis savo tą padaryti. Kūnas visai ką žino, ko mums reikia. Padarytumėm daugiau erdvės, pasiruoštumėm aktyvuoti savo naują magnetizmą. Ir dar paskutinį kartą įkvėpk. Ir iškvėp, paleisdama viską, kas nebetarnauja. Ir kai būsi pasiruošus, gali atsimerkt pamažu. Ir sugrįžti į šitą erdvę, į čia ir dabar. Ir jeigu dar chatboxe neparašiai, ar vienas reiškia, kad jau buvai kažkur su manim anksčiau programuose, dirbtuvėse, dar kažkur, o nulis reiškia pirmą kartą. Žiūriu, beveik 111, Aušra, Asta, Dovilė, Viltė, Dominyka, Agnė, visi vienetai, okei. Beveik visi vienetai, 1-0, sveika atvykus Jovita pirmą kartą. Svajūnė irgi 0, Diana 0, tai sveikos atvykusios ir sveikinu su tom taip pat, kurio žiūri įrašą. Ir kadangi dauguma iš jūsų jau mane pažįstat, nesikartosiu daug apie savo istoriją, tiesiog trumpai esu Aušra Ky, transformacijos kaučerė, dvasinė mentorė, mokytoja, taip pat verslo kaučerė, kitiems gyduoliams, šamanams, kaučeriams. Ir už tą veiklą užsiemu 13 metų. Ir ne tik užsiemu mokindama kitus, bet viską, ką išmokstu, pirmiausia perleidžiu per save. Patikrinu, ar ne? Ir mokausi visada, niekada nesibaigia, visai, kad kažką naujo mokus, visai, kad turiu naujus mentorius, kursus. Tai kelis metus dariau terapiją, po to coachingą, po to šamanizmas visą gyvenimą mane lydė. Tad visai, ką mokausi, tos mokymus perleidžiu per save, tada visai, kai išbandau ir praktikuoju su vienu klientais, nes tada gali erdvėje jausti tą feedbacką, matyti, kas veikia, kas neveikia, tada kuriu programas, turiu grupes. Turiu įvairias lietuviškai ir angliškai programas ir taip pat karts nuo karto darau nemokamai, ar ne? Ir kodėl darau nemokamai, nes kartais žmonės sako, kad wow, per tavo nemokamas dirbtuves ar kursus išmokau daugiau negu tenais didžiulius kažkokius kitus kursus, dėl to, kad aš tikiu karma, gerumu, ar ne, ir žinau, kad ypač lietuviškai man norisi labai daug duoti, nežinau, kad ne visi galbūt turi galimybę dirbti vienas su vienu ar prisijungti prie programų, tad aš visai ką duodu ir mano viena iš tokių didžiulių misijų, didžiulė misijos dalis tai yra padėti būtent lietuviams išsivaduoti iš savo tų posovietinių blokų, nes mes turim, galbūt ne tik lietuviai apskritai, rytų Europos žmonės ir posovietinės, ne, visos tos kultūros, žmonės, mes turim atitinkamus tokius savo modelius elgesio, programas, įsitikinimus, susimažinimus, kurie mums trukdo eiti priekį. Ir aš jau 17 metų gyvenu nebe Lietuvoje, esu gyvenus 7 šalyse, apkeliavus dar daugiau ir visai, ne tik tais, kad apkeliauju kaip turistė, bet leidžiu savo pagyventi bent porą mėnesių, pajausti. Ir tas man padėjo labai pamatyti savo pačios programas susimažinimus ir įsimest save į visokias situacijas, ar į tantros retrytus, ar tylos meditacijos retrytus, ar gyventi vienuolynuose Tailande budistų, ar Indijoje medituoti irgi šventyklos ir visai, kai įsimetu save į situacijas ir tas man padėjo išeiti iš mano tų pačių blokų. Ir dabar mano misija pasidalinti su tom dovanom, kurias pati gavau, nes tikrai jaučiuosi privilegijuota, kad turėjau tiek daug galimybių apkeliauti pasaulį, susipažinti su tiek daug žmonių, pamatyti visko ir noriu dabar dalintis atgal. O tos, kurios norės giliau su manim dirbti, taip pat šiandieną pasidalinsiu naują galimybę, prasidės už kelių savaičių programa Savivertės revoliucija, kur yra tokia juicy programa per skirtingus moteriškus archetipus, tad jau kažkam įdomu, bet pabaigoje papasakosiu daugiau. O šiandieną turim daug ką apšnekėti apie magnetizmą ir patirti taip pat praktiką mūsų. Ir pavadinau šitą kursą Meilės ir gausos magnetas, nes tai yra apie magnetizmą. Ir dalinsiuosi vienu tokiu principu, kur nesu dalinus niekur, ar tai nemokamai, ar savo naujienlaiškiuose, tik tais privačiuose savo tose konteineriuose, ar ne, mažose grupėse, ar vienas su vienu klientais. Bet tai yra tokia labai labai magiška,
stipri praktika. Ir tai yra ta praktika nemokama, ją galima atlikti bet kur, bet kada, ir jinai visą laiką veikia. Ir jinai pritraukia meilę, gausą, galimybės ir kitus stebuklus mūsų gyvenime. Ir šiandieną net ruošdamasi šitam kursui, tai aš mėgstu visą laiką ruoštis ant žemės, pasitęsiu savo kailinius kilimėlius, jaukiai įsitaisu ant žemės, užsileidžiu muziką ir darau somatinę praktiką ir tuo pačiu rašausi savo nautus, savo struktūrą ir taip toliau. Ir praktikavau šitą praktiką, ką šiandieną dalinsis ir mokinsis. Ir ateina į kambarį mano partneris, sako, aš noriu su tavim pabūt. Tai tiesiog prigulta, I came to protect you, sako, jis tiesiog juokaudamas. Atėjo šalia manęs prisigaudė, tiesiog sako, I'm gonna hold your masculine space for you, kol tu ruošiesi. Tai galvoju, oh wow, galvoju, čia gyvam laike suveikė šitas, nes aš nesitikėjau, nebandžiau jo pritraukti, bet įjungiau tą savo magnetizmą ir kitam kambarį jis pajuto ir atėjo ir tiesiog kalinas ir man tai buvo gera ir jis man tiesiog gražius žodžius man sakė, I love you so much, you're the best woman in the world ir taip toliau ir galvoju, oh wow, šitas tikrai veikia. Ir tas pats principas veikia ir pritraukiant klientus, pritraukiant pinigus, pritraukiant taip pat galimybės, pakvietimus, nuotykius, vakarėlius, naujas pažintis. Visa tai veikia, nes viskas prasideda nuo mūsų magnetizmo. Ir tai nėra vien tik kažkoks magiškas konceptas, kiekviena iš jūsų galit pati pasitikrinti šitą. Tikiu, kad kiekviena esat patyrus, ar ne, kai jautiesi labai gerai apie save, kai jautiesi tokia pasitikinti savim, tau plaukai gerai atrodo, outfitas viskas labai fainai, tiesiog jauti, kad čia šiandien tavo diena ir ateini kažkur ir žmonės tiesiog į tave žiūri, pritraukia ir net dėmesį, galbūt ateina, nežinau, vyrai pakalbinti ar ne, ar tiesiog visi žiūri ir ten gauni tokį dėmesį ir žmonės į tave linksta, ar ne. O kartais galbūt ateini, kai nesijauti taip gerai, nori būti nematoma ir tarsi ir esi nematoma. Aš žinau, kad esu patyrus abu dalykus ir kartais, kai jungi tą magnetizmą arba sąmoningai nusprendį jungti, arba tiesiog gerai jautiesi, arba kartais sąmoningai nori išjungti ir būti nematoma, ar ne, taupyti savo energiją, o kartais tiesiog nesijauti labai gerai. Ir kiekviena iš jūsų turbūt esat patyrusios ne tik tai šitus du, ar ne, tokias būsenas, bet ir in between, kaip sakant, yra daug visokių skirtingų būsenų, ar ne, kai mūsų magnetizmas atskleistas arba ne. Ir kartais galima pamatyti kambarį ateina ar kažkokią erdvę, ar ne, moteris ir tiesiog, wow, traukia dėmesį ir negali nuo jos akių atitraukti. Ir kartais tai neturi nieko bendra su grožiu, ar ne, pažiūrėjus gali atrodyti, kad nieko ypatingo, ar ne, bet kažkas ypatingo yra apie tą moterį, apie jos energetiką, jinai kažką spinduliuoja ir traukia. O kartais gali būti nuostabi, tobula moteris, ar ne, modelis, viskas yra perfect, bet jeigu neturi nei charizmos, nei savim nepasitikė, jos energijos laukas susitraukęs ir tada prabyla jinai ir kad nieko ypatingo apie ją nėra. Ne? Ir kiekviena mes turim tas abi moteris viduj. Tai nėra, kad vienos moteris yra magnetiškos, kitos moteris yra tiesiog paprastos. Ne, kiekviena mes galim įjungti šitą magnetizmą savo, jį padidinti, jį sumažinti ir kai mes mokam įvaldyti šitą energiją, tada mes galim kontroliuoti. Nes yra tokių situacijų, kur galbūt ne visada yra saugu įjungti savo magnetizmą arba ne visada reikalinga, arba nori kartais taupyti savo energiją, ar ne? Bet kai mes sąmoningai tą išmokstam, tada mes galim išjungti ir įjungti. Yra tokios istorijos pasakojimas apie Marilyn Monroe, esu ne kartą girdėjus, nežinau, ar tai yra tiesa ar netiesa, bet tai labai tikėtina, ar ne, kai vieną kartą jinai Niujorke vaikščiojo su savo drauge ir niekas jos net pažino, nors jau jinai tada buvo ganėtinai garsi, Los Andžele visi tenais matydavo ją, jos niekas net pažino ir draugė sako, bet kodėl tavęs niekas net pažįsta? Marilyn sako, ne, nes aš dabar esu ne Marilyn Monroe, koks jos vardą pamiršau, Nora, nepamiršau jos savo vardą, nepasakė, ne? Sako, toj palauk, jungsiu ir jinai jungė savo eiseną, savo spinduliavimo magnetizmą ir tada visi žmonės pradėjo žiūrėti ją. Ne, tai vėlgi nežinau, ar tenais nebuvau, nežinau, ar tai buvo tiesa, bet labai tikėtina, ne, nes Marilyn Monroe būtent viena iš tų moterų buvo, kur tiesiog įjungdavo savo magnetizmą ir negali atitraukti nuo jos akių.
Nors galbūt kita moteris lygiai tokių pačių duomenų, veido, kūno formų ar net atrodytų tiesiog paprasta moteris. Tad tai nėra apie išvaizdą, tai yra apie tai, kaip mes jaučiamės apie savo išvaizdą, kaip mes jaučiamės apie save ir kaip mes suprantam savo energetiką. Nes šiandieną, ką dalinsiuosi, vėlgi tai nebus kažkoksai konceptas mūsų galvoje, ar ten nemotyvuosiu jūsų labiau savim pasitikėti, bet pasidalinsiu viena taktika, kaip savo energiją pakreipti vienur ar kitur. Ir taip pat pasidalinsiu apie didžiausią gausos ir meilės priešą ir tą bloką, kuris užkerta tą. Nes kartais gali ir žinoti šitą techniką, gali suprasti apie magnetizmą, bet jeigu įsijungia ta kita būsena, labai labai sunku būti savimi ir spinduliuoti. Ir taip pat kaip susijungti su meilė ir gausa, o ne trūkumo. Ne? Kaip atsidurti toj gausos gėrio būsenoj. Nes kai esi toj būsenoj, tada viską ir pritrauki kaip magnetas. Ir kodėl ar ne aš tą dalinausi, nes dariau apklausą prieš kelis gal mėnesius ar prieš mėnesį laiko ir pamačiau, kad šitos temos, meilė ir gausa, labiausiai yra tokios sunkios ir kažkokie žmonės dar vis tiek nėra pasiekę to, ko norėtų, ne? Ir šitą išgirdau, kad esu sąmoninga, daug dirbu su savim, darau visokį darbą ar ne vidinį, tiek einu į seminarus, tiek terapiją galbūt darau, bet vis tiek kažko trūksta viduje. Kažkas ne taip, ir jauties, kad kažką vis vejiesi, kažkur kažką nori pasiekti, bet ir ką pasieki, gal tą akimirką fainai ir po to vėl kažko trūksta. Ir tas nuolatinis trūkumo jausmas. Taip pat, kad galbūt trokšti labai meilės, bet niekaip neišeina pritraukti tinkamo partnerio, o kai kurios moteris net jau yra dabar santykiuose, bet ir būdamos santykiuose jaučiasi vienišos, jaučia, kad kažko trūksta. Partneris gali būti tam pačiam kambarį, bet jaučia, kad nėra matomos, jaučia, kad kažko trūksta, jaučia, kad reikia prašyti tos romantikos, dėmesio, visą aiškinti, man to trūksta ir trūksta, bet kas įvyksta, kai tu prašai ir negini, kad čia reikia man daugiau ir taip toliau, tas sukuria atvirkštinį efektą. Tas tikrai neinspiruoja vyro, kviesti tave į pasimatymą, jeigu ir pakviečia, tai iš tokios prievolės, ar ne, ir tokio, nu reikia, nes kitaip pakliūsiu į bėdą, jinai dar labiau supyks, ar ne, bet ne iš to, kad, aš esu vyras, aš noriu būti vyriško energijų ir pakvies savo moterį. Ir pati esu išbandžius ir žinau, galiu dalintis viso to, ką šiandien dalinuosi, dėl to, kad pati esu pridarius daugybę klaidų ir savo, pavyzdžiui, buvusiuose santykiuose, kur buvau 10 metų, visiškai buvau išjungus savo magnetizmą. Ta buvo tiesiog tokia, kambariokai, biznio partneriai, draugai, bet jokio polariškumo, jokio magnetizmo nebuvo. Dabartiniuose santykiuose yra visiškai kitaip, kad ir mes jau ir gyvenam kartu, ir 3 metus beveik esam kartu, bet tas polariškumas dar didėja, ne? Kai vienas girtas grįžta namo, nėra, kad, labas, viskas, tiesiog teini, tas akyse žvaigždutės, ar ne, apkabini, gerai, ir tas toksai, nebūtinai visai, ką reikia mylėtis ar turėti intimų ar ne gyvenimą, bet visai yra tas polariškumas, tas pliuso, minuso, ta dinamika ir vien tas sukuria tokią fainą energiją gyventi. Ir kiekviena moteris šito nusipelno, nes kai to nėra polariškumo, visai kažko trūksta, jis gali pakviesti pasimatymą, bet jis nebus pilnai present, nes tu kažkur nesi pilnai savo kūne, jau galvoji savo galvoj, ko trūksta, kas negerai, bet pakvietė į pasimatymą, bet šitas restoranas man netinka, bet anksčiau nepakvietė ir dar kažkas ir visai, kad trūkumas ir tada dar daugiau pritraukia trūkumo. Ir tikrai vyro neinspiruoja, ne? Bet kuo labiau prisipildai save, viso gėrio, savo padelį pripildai, kuo labiau aktyvuoji savo tą magnetizmą, kuo labiau aktyvuoji ir pakeli savo savivertę, išgydydama savo savivertės žaizdas, aktyvuodama savo skirtingas dalis, tuo labiau kaip magnetas pritraukia. Tiek meilę, tiek klientus, tiek pinigus, paaukštinimus, naujas galimybės, dovanas ir dar kitus dalykus. Ir tokios dažnai būna pas moteris emocijos, ar ne, kad ar tai pavydas, nerimas, trūkumas, tas FOMO, fear missing out, kažko visai, kad trūksta, ar ne, vienišumas, arba jaučiasi nepakankamos, arba kad per daug jų, ar ne, tas too much, ar not enough, ir galvoja, kad ne, bet kitiems tai lengviau.
Jo tai moteriai lengviau, nes jos vyras toks, nes jinai ten tokia gražesnė, ir jinai turtingesnė, jai tai lengva. Bet aš tai jaučiu šitus jausmus, pavydą, nerimą ir taip toliau. Kai nebejausiu tų jausmų, va tada pas mane bus magnetizmas, jau tada galėsiu praktikuoti ir tada viskas mano gyvenime bus gerai. Bet iš tikrųjų yra atvirkščiai. Pirmiausia, tu turi aktyvuoti savo magnetizmą, pakelti savo savivertę, išgydyti savo savivertę žaizdas. Ir tik tada ateina visi tie dalykai. Nes tu jausi gausą ir jausi meilę ne tada, kai išoriniai visi rodikliai tą parodys. Ar tai vyro dėmesys, ar pinigai sąskaitoje, ar kažkokie kvietimai, ar kitų žmonių validacija. Ne, viskas prasideda nuo tavęs. Ir kodėl mes taip nesijaučiam, ne? Kodėl nėra visai ką magnetizmo, kodėl, jeigu tai yra mūsų natūrali būsena, mūsų prigimtinė teisė, kodėl mes natūraliai to net nejaučiam, ne? Nes yra toksai viduj konfliktas pas visus žmonės, ar ne? Nes mes iš vienos pusės esam beribė siela, beribis potencialas, viskas yra įmanoma, bet tuo pačiu ir esam limituotas žmogus. Turim savo limitacijas, ne? Ir tos limitacijos mums tarnauja. Mes neatėjom į šitą gyvenimą kaip siela patirti, būti nelimituota, ne? Nes sielų pasaulyje, ar ne, tu esi nelimituotas, esi vienas su viskuo, su šviesa ir viskas ir niekas ir taip toliau. Bet būtent šita planeta, šita Žemė, šita 3D realybė ir yra šita žaidimų tarsi aikštelė, ne, playground, pamatyti savo limitacijas, pereit per limitacijas, išmok kažką apie save, nes be limitacijų tu negali kurti. Kūryba, tiek tavo gyvenimo, tiek ir apskritai kažkokio meno ar ne kūryba, gali egzistuoti, kai yra kažkokios ribos. Tad mes turim priimti, kad tokiai yra limitacijos, jos mums tarnauja, bet tuo pačiu mes prisiliesdami prie savo limitacijų, kai kurias pereidami, kai kurias suprasdami, kad ne, čia yra realybės ribos, tada ir išmokstam apie save. Bet dauguma žmonių gyvena tokioje vat mažoj komforto dėžutėj ir neleidžia savo išeiti kažkur daugiau. Ir net nepatiria, kokios iš tikrųjų jų yra tikros ribos, nes save įsėda į tokią mažą dėžutę ir neleidžia savo daugiau. Ir kodėl taip nutinka? Ne? Nes mes visi kažkada buvom maži kūdikiai, maži vaikai. Ne? Ir vaikai nemanifestuoja ir nekuria realybės patys. Jie kuria realybę ir manifestuoja per savo tėvus ir per situacijas, per savo aplinką. Ne? Tai nes vaikas gimsta visiškai nejausdamas ribų, aš noriu, nežinau, vaivorykštės spalvų, ponio arba vienaragio ir vaikam atrodo viskas normalus už tų norų. Ne? Arba nenoriu kokio nors tenais žaislo, barbių, namo, bet jeigu tėvai negali to suteikti, ne, mes tiek neturim pinigų, už to tau negalima norėti. Kai kurios iš mūsų negavo to, ko norėjo, kitos buvo nubaustos net už tai, kad norėjo ar kažko prašė. Ne? Ir tada tas norėti daug pasidaro nesaugu. Ir mes perimam ne savo pačių limitacijas, bet savo tėvų limitacijas. Nes taip, kai tau buvo 5 metai, galbūt tu negali išsimanifestuoti savo barbių namo. Ne? Bet dabar, kai yra 30 metų, 35, 40 metų suaugusi moteris, tu jau nesi 5 metų mergaitė. Bet kai kurios iš mūsų gyvena toje dėžutėje, kurią įsidėjom, kai buvo 5 metai. Ir vienas iš tokių labai populiarių yra eksperimentų, galbūt kažkam yra tekę girdėti, su blusom. Kai blusas įdeda į stiklainį ir jos gali iššokti iš stiklainio, nes pakankamai aukštai šoka. Ir tada paėmė ir stiklainį uždarė kuriam laikui ir blusos šoko, atsidauždavo į tas lubas, atsitrenkdavo, galbūt nemalonu ar ne, toliau šokdavo, kol galiausiai pradėjo ne taip aukštai šokinėti, kad neatsitrenktų į lubas. Ir vėliau stiklainį atidarė, bet blusos nebeiššoko iš stiklainio. Jos toliau šoko tik tais tiek, kiek buvo tos lubos. Ir blusos po to padėjo tos pačios kiaušinėlius ir išsirito jų palikuonis. Ir tie palikuonis, nors jie nepatyrė tų lubų, jie nebešoko aukščiau. Vadinasi, net genetiškai persiduoda, ar ne?
Tai mums ar genetiškai, ar osmozės būdu iš aplinkos mes kaip kempinės į pasąmonę viską sugeriam, mes išmokom, kiek mums galima. Kiek galima uždirbti, kiek galima turėti romantikos, kiek galima norėti iš meilės. Ir sau neleidžiam to. Yra ta viena dalis, kur sau nusistatėm tą limitą ir sąmoningai gal to nesuprantam. Bet visi turim limitą kažkokį užrašytą visose savo srityse, ką norim pasiekti. Bet tuo pačiu yra ta kita mūsų dalis, beribė siela, kurie vis tiek nori, nes tas limitas nenužudo mūsų norų. Ir tada gaunas tas vidinis konfliktas. Noriu, bet negaliu, noriu, bet negaliu. Ir vidinis tas konfliktas tiek daug suvalgo mentalinės erdvės, energijos ir žmonės pavargsta gyvendami. Bet pavargsta ne dėl to, kad daug labai dirba ar daug ką daro, bet kad background'e, fone visai, kai eina ta vidinė kova ir kova su savim, aš to noriu, aš to negaliu, aš to noriu, aš to negaliu ir taip toliau. Tad čia kvietimas yra pasižiūrėti ir paklausti savęs, kokios iš tikrųjų yra mano ribos ir kokias aš ribas perėmiau iš savo aplinkos, iš savo tėvų, iš savo kaimynų, mokytojų, televizijos, dar kažko. Ir namų darbams kviečiu pareflektuoti ant šito. Ir pilnai iš tą klausimą tiksliai neįmanoma atsakyti, nes mes nežinom, bet vien tas klausimas leidžia išsiplėsti mūsų pasąmoniai. Ir kitą kartą, kai jausiesi kažko neverta, prisimink, kad tu verta ar neverta, čia nei tiesa, nei netiesa. Čia tik tais programa, kuri kažkada buvo užrašyta tavo pasąmonėje ir nervų sistemoje. Ir vaikai gimsta kaip blank slate, ar ne, kaip tuščia drobė, ar ne, tarsi, ar ne. Ir pirmiausia, vaikai gauna kažkokias patirtis ir iš tų patirčių tuomet susiformuoja įsitikinimus. Ir kažkuriuo gyvenimo etapu vyksta tas lūžis, kai tuomet įsitikinimai pradeda formuoti patirtis. Nes iš pat pradžių gali prašyti, noriu namo, noriu to, noriu ano, kai kurį laiką neleidžia, tada įsitikinimas ateina, kad aš turbūt nesu verta šito. Nesu verta tiek dėmesio, nes aš verkiu, mama neduoda man tiek dėmesio. Nelaiko su manim erdvės, mama yra kažkokia nekantri, visai kas skuba, ar reiškia, aš nesu verta, kad mano tempas būtų priimtas ir kad aš galėčiau tiesiog daryti viską savo laiku. Ir tuomet, kai susiformuoja šitas įsitikinimas, mes jau imam tą projektuoti ir kurti pagal tai realybę. Net nebeprašom. Ar ne, dauguma moterų galbūt yra patyrusios nusivylimą meiliai ir tuomet nebeprašo vyro. Arba jeigu prašo, tai jau su tokiu nusivylimu instaliuotu į prašymą. Ar ne, pagal toną, pagal viską. Nu tai ar eisim į pasimatymą? Ar ne? O kodėl mes niekada neinam į pasimatymą? Man trūksta to, ar dar kažko trūksta romantikos. Ir jos galvoja, kad prašo romantikos, bet jos neprašo, jos skundžiasi. Ir jau nusivylimas, sakau, yra instaliuotas į patį prašymą. Ir taip ir kūrėsi mūsų realybė. Ne, bet iš tikrųjų, tai kas pasikeičia per tas mūsų patirtis, per nusivylimus, tai tik tais mūsų santykis su savim, santykis su gausa, su meilė, su realybė, su visata, bet tiesa tai nepasikeičia. Faktas nepasikeičia. O faktas yra tas, kad kiekvienas žmogus šitoj žemėj gimsta vienodai vertas. Kiekvienas kūdikis gimsta vienodai nusipelnantis meilės, poreikių patenkinimo, norų išpildymo, šilumos, dėmesio. Ne, taip, kad va šitas kūdikis, va, painesnis, tai jas nusipelno daugiau meilės, o šitam neduosim, arba šitam iškart duosim pavalgytam. Ne, taip nėra. Bet ne visi kūdikiai gauna vienodai, ne dėl to, kad jie verti ar neverti, bet dėl to, kad jų tėvai, globėjai, jų aplinkiniai nesugebėjo duoti. Kodėl jie nesugebėjo duoti? Nes galbūt jų tėvai nesugebėjo duoti, jų tėvai nesugebėjo duoti ir galima atgal eiti iki pirmykščio moters ir vyro, ar iki pirmo, nežinau, sąmoningo žmogaus, kuris pagimdė vaiką ir suprato, o, wow, tiesiog galvojau, kad norėjau sekso, buvo labai fainai ir po to po 9 mėnesių gimė kažkas, ne? Ir nuo to viskas prasidėjo.
ne? Arba kažkur tavo giminės linijoje kažkada įvyko trauma, arba mūsų kultūrinė ar ne visa trauma kažkokia įvyko, ne? Nesvarbu, kas įvyko, ar čia nėra nei teisinti, nei kaltinti reikia, bet tiesiog kvietimas suprast, kad tai, ką tu gavai ar negavai, nieko neturi bendro su tavo tikra verte. Nes visi žmonės gimsta vienodai verti. Ir šita tiesa, šitas faktas nepasikeičia priklausomai nuo to, kokie yra tavo įsitikinimai ar tavo patirtis. Klausimas. O dėl ko būtent šita išvada pirmoji peršasi, kad esu neverta? Dėl to, kad kai vaikas ar ne kažkokį poreikį turi, ar verkia, ar nori, ar ne kažko, arba jau vėliau, jeigu to darys, ar ne pats prašo kažko, ir negauna, tai būna šokas, kodėl aš negavau, ko aš noriu ar ko man reikia. Ir protas negali egzistuoti realybėje, kuri doesn't make sense, kuri yra nelogiška. Tai jau protas visą laiką ieško kažkokio paaiškinimo, įsitikinimo, dar kažką susikuria, kad paaiškintų realybę. Nes gyventi realybėje, kur nėra jokių dėsnių, nėra jokios logikos, yra visiškai nesaugu. Bet tada vaikas padaro, aš tada esu nevertas. Nes vaikai irgi taip yra užprogramuoti, ar nežinau, biologiškai, ar kultūriškai taip gaunasi, kad vaikai nekvestionuoja iki kažkokio amžiaus savo tėvų ar net suaugusiųjų. Nežinau, kas pamat, kai auga, atrodo suauga, tai viską žino, jie viską geriau žino, tėtis, mama, jie ar nežino, kol po to kažkokią amžių pasiekia ir supratai, nieko tie suaugę iš viso nežino. Ne? Bet vaikai net nekvestionuoja to, tai vaikai negali net galvot, kad mama bloga ar tėtis blogas, nes tada iš viso klešintų su jų saugumo visa sistema. Vaikai tiesiog priima, kad jeigu aš kažko negaunu, tai aš blogas, aš bloga, aš nenusipelnau. Iš to ir pirmą kartą susiformuoja tas įsitikinimas. Ir tokia mintis pirmiausia, jis nebūna įsitikinimas, prasideda viskas nuo minties, tai turbūt aš neverta. Ne, nors ta mintis neturi būti būtinai sąmoninga, tai gali pasąmoniai viduje būti. Ir tada einam per gyvenimą ir prisirenkam dar daugiau įrodymų ir patvirtinimų, nes ir tas nesigavo, ir šito norėjau, ir to negavau. Bet kai tuo labiau įtiki, tada jau tu tikiesi to nusivylimo ir jį kartais ir susikuria. Nes mūsų įsitikinimai tampa savaime įsipildančia pranašystė. Nors pirmoji vieta, ar ne, pačioje pradžioje net nebuvo nei tiesa, nei netiesa, tiesiog buvo mintis. Bet po to ta mintis prisirenki tų įrodymų ir kūrėsi taip realybė. Tol, kol neatsibundi, kol sąmonė nepasikeičia ir nepamatai tiesos. O tiesa vėlgi yra ta, kad visi gimė vienodai verti. Ar tu gavai ar negavai to, ko norėjai ir ko tau reikėjo, nepriklauso visiškai nuo tavo vertės. Priklauso nuo to, kiek tavo tėvai sugebėjo. O jie davė tiek, kiek galėjo. Kodėl jie negalėjo duoti visko? Nes jų kažkokia vaikystė buvo ir jų gyvenimas buvo sunkus. Kodėl jie vėlgi seneliai, ne? Mūsų seneliai gyveno ten karo pokario metais ir taip toliau. Vėlgi galima įti iki pirmykščio žmogaus. Ne? Tai tą labai svarbu suprasti. Ir tuo pačiu, kai nubundi dvasiškai, emociškai, psichologiškai, ar nesupranti, kad galima šitą pakeisti. Čia yra tiesiog limitas, tai nėra tavo tiesa. Tai, kas yra tiesa, ar ne, mums tiesiog reikia nulupti tos visus blokus ir neteisybę ir tos įsitikinimus, kuriuos mes prisirinkom. Ir esmė yra ta, kad tavo santykis su savim, su visata, su aukštesnė galia yra svarbiausias. Ir mes taip pat dažnai moteris, ar ne, perimėm tokius elgesio modelius, patternus iš savo mamų, močiučių, kaimynių, mokytojų, aplinkinių moterų. Ir ne visom galbūt, ar ne, bet daugumai, žinau, esu girdėjus ir daug ir savo grupėse, kurias vedu ir su vienu klientais, ir mano pačios viso istorijai, mano pačios šeimos linijai, ar ne, moteris dažnai labai viską bando kontroliuot, siekt, sureguliuot, micromanagint viską, ar nesureguliuot, kad vyras viską elgtųsi, o jeigu vyras neklauso, bet tada negina, arba kontroliuoja, arba skundžiasi. Ne, ir toks visai, kai yra tas tokia, vat, arba duoda visai, arba skundžiasi kodėl, bet ta energija yra
iš jos, ar ne, fokusas į kitą, ar ne, kodėl jisai taip nedaro, arba reikia sureguliuoti tą ir taip toliau, ne. Ir visai, arba tai rūpinasi, ar ne, kai kurios yra labai rūpintojiškos tokios ir, nes turi tą motinišką energiją, motinišką instinktą, bet kartais tas motiniškas instinktas būna nukreiptas ne ten, kur reikia. Nes motiniškas instinktas turėtų būti nukreiptas į savo vaikus ir nebent gal savo naminius gyvūnus, ar ne, ar šunį, ar katę, ar ką ten turi, biščiukus auginti, ar kažką, ne. Čia motiniškas instinktas, nes čia yra tie tavo dependents, ar ne, tai žmonės, kuriais tu turi rūpintis. Bet dažnai tas motiniškas instinktas kažkodėl autopilotų nesišmoksta iš aplinkos nukreipiamas į vyrą, savo romantinį partnerį arba į potencialų partnerį. Ir šitas sugriauna visą magnetizmą, sugriauna tą trauką, sugriauna meilužio energiją, ar ne, ir gaunas toksai vat mamos ir vaiko dinamika. Kai moteris tampa mama ir kai kurie vyrai tampa vaikais paklusniais, kurie viską klauso, viską daro, kaip mamytė pasakys, o kai kurie tampa tokiais besipriešinančiais paaugliais, kurie atsikalbinėja, nedarysiu, taip toliau, moteris susirink kojines, arba kodėl neišvaly to, kodėl nepadarai to ir taip toliau. Ir va šita dinamika viską, visą magnetizmą, visą energetiką, viską sugriauna. Ir tada gali kiek tu nori tenais prašytų pasimatymų ir gali nueiti tą patį pasimatymą, bet tu nesijausi taip. Ir vyras taip nesijaus. Na, tai turim pamatyti savo ir būti visiškai su savim turi atvira ir nuoširdė, kur veikia šitas galbūt tavo gyvenime. Galbūt ką nupasakojau čia yra toks galbūt ekstremas, gal ne visos taip baisiai, gal vienose situacijose vienaip elgiasi, kitur, bet pastebėk, kada tu, angliškai toks terminas mothering, ar ne, motherini savo vyrą, ar ne, nes tas mothering energija, ar ne, ta motiniška energija nėra moteriška energija. Čia ne apie rolės ir ne apie lytį, bet apie energetiką. Nes vyriška energija ir mama, ar ne, kai prižiūri savo vaikus, jinai tą kontroliuoja, neik, nedaryk to, reikia apsaugot, pavalgyk, padaryk šitą, ar ne, jinai yra tuo metu įsijungia vyriška energija. Kai jinai duoda tenai savo meilę, šilumą, ar ne, vaikui, tada yra moteriška energija įsijungia. Bet tavo mothering, tokia vat energija yra vyriškas polariškumas, vėlgi tai nieko bendro su lytim neturi. Ne, bet tas pliusinė energija, nes yra ta vyriška energija yra pliusas, moteriška energija yra minusas. Ar ne? Tai ta davimo energija, kur tavo energija eina iš tavęs į kitą, prižiūrėk, pasakyk, padaryk, pasirūpink, viskas, ar ne? Ar tai nukreipta į vyrą, ar vaikus, ar dar kažkur, bet tas iš tavęs į išorę energija. Čia yra vyriška energija, ta penetrative energija, ne, besiskverbianti energija. Biologiškai nežiūrint, jeigu į lytį žiūri, nes vyrai irgi, tiek šonė, ar ne, pastaba tokia, tiek vyrai, tiek moteris, mes visi turim tiek vyriškos, tiek moteriškos energijos, dažniausiai, bet nėra 50-50, moteris gimusios moteriškam kūne, dažniausiai yra labiau polarizuotos į moterišką energiją, vyrai labiau į vyrišką energiją. Ir daugiausia moteris jaučiasi gerai, jaučiasi kaip magnetas, jaučiasi savo kailį, kai nervų sistema atsipalaiduoja visiškai, kai jos įkūnija moterišką energiją labiau. Ne? Ir čia yra ta, vat, sakau, minusinė energija, kai moteriška energija yra gavimas. Ne? Bet, pavyzdžiui, žiūrint į biologiją, ar ne, net vyrai, ar ne, vyro penis, ar ne, yra penetrative energy, yra, kuri skverbiasi, ar ne, moteris su mūsų lytiniais organais, vagina, vulva, ar ne, yra priimanti energija. Na, tai mums net gamta mums sufleruoja, parodydama mūsų anatomiją, ar ne? Ir moteris turi gaut, kai mes esam visiškai savo tikram dizaine, savo blueprint, mes esam priimančio energijai, minuso energijai, ar ne? Bet moteris išmoksta, nežinau, kodėl taip nutiko, ar nežinau, kada šitas prasidėjo, bet dabar dauguma yra toj pliusinėje energijoje, viską bando sukontroliuoti, padaryti. Ir kodėl tai yra problema? Nes nei vienai moteriai šitas nepatinka. Jom galvoja, kad jom fainai yra kontroliuoti, nes jaučia tokį vat iliuziją saugumo, kad aš čia sukontroliuosiu, žinosiu, man bus saugiau, bet viduje visai lieka nuoskauda.
visą laiką nepasitenkinimas, visą laiką kažko trūksta. Ne? Tad labai svarbu suprasti šitus du polius, ne, tą pliusą ir minusą. Vėlgi tai nėra apie lytis, tai yra apie moterišką, vyrišką energiją. Pliusas vyriška energija, skverbimasis, penetration, tai davimas į išorę. Minusas - gavimas į save, kai tu trauki, pritrauki tą. Ir tarp šito turi būti balansas atitinkamas. Bet dauguma moterų yra 100% visai, kad tam davime arba spaudime ir eina ir nepalieka erdvės gauti. Nes jeigu tavo delnai visai kas spausti, ar ne, į kumščius, ir tu visai, kad varai prieki, kaip tu gali tą gauti, jeigu ir visata ar kažkas tau nori kažką duoti, bet tu negali priimti, nes tavo delnai neatidaryti. Ir visai, kai eini į priekį ir kluoji, tarsi valti, visai, kai ir kluoji, tu negali gaut. Tad kvietimas yra atsilošt, nustot ir kluot, nustot varyti į priekį, atsilošt, atidaryti savo delnus, atidaryti savo širdį ir pradėti kvėpuot. Ir atsivert, leisti gyvenimui duot, leist vyram duot net galimybę suteikt tau kažko. Nes tiek daug metų daug kas daro, kad net nebemoka net gaut. O kai pradeda gaut, nežinau, ar tai būtų miegamajam, lovos reikaluose, arba šiaip kažkas bando duoti, oi ne, nereikia man, o arba nepatogiai jaučiasi, nežino, kaip su savim būt. Tad irgi reikia nervų sistemą perpratinti, pertreniruoti, išmokti, gauti ir pakeisti tą polį atgal. Nes dabar yra tos susikeitusios rolės. Nežinau, ar čia porą dešimtmečių, ar dar kažkodėl, ar ne, nes, pavyzdžiui, imant gamtoje, ar ne, netgi to žmogiška, ar ne, dauginimosi sistema mums irgi indikuoja apie mūsų energetiką. Moteris, ar ne, yra kiaušinėlis, pavadinkim karalienė kiaušinėlė, ar ne, nes moteriška energija, ir spermatozoidai plaukia, ar ne, link jos. Ir anksčiau iki 2020 metų, net tik prieš 5 metus studija buvo, nes nauja technologija yra pažengusi, kuri parodė, kad ne pats greičiausias spermatozoidas laimi. Nes anksčiau iki tol buvo visai, kad ta istorija visur, tiek jeigu pasimenat mokykloj mokėmės ir apskritai priimta, kad greičiausias spermatozoidas laimi. Čia tokia patriarchalinis naratyvas, ar ne, tas išlikimo strategija, Darvino, ar ne, visa teorija, stipriausias laimi, ar ne, greičiausias laimi ir taip toliau. Ne, bet dabar paaiškėjo, kad taip nėra iš tikrųjų, kad kiaušinėlė, karalienė kiaušinėlė, ar ne, siunčia cheminį signalą ir kai atplaukia link jos spermatozoidai, jinai išsirenka tą, kuris yra labiausiai compatible, sutampantis genetiškai, kur gimtų sveikiausias vaisius. Ne tas, kuris greičiausiai atplaukia, bet tas, kuris tinka labiausiai. Ir per savo gleivinę, ar ne, jinai išstumia kitus ir priima tą vieną, kuris jai yra tinkamiausias. Tad mes irgi turėtume būti kaip magnetas ir leisti vyrui ateiti pas tave. Ne man eiti ir prašyti, padaryk tą ir tą ir tą, bet įjungt savo magnetizmą ir, iš kito kambario net pajaučia ir ateina ir nori pagadlinti su manim ant žemės, kabinti ir man komplimentų duoti. Ne? Lygiai taip pat vietoj to aš niekada nesivaikau savo klientų ir nebandau įtikinėti žmonių, kad dirbtų su manim kartu. Aš pakviečiu, ar ne, kad ir šitas, pavyzdžiui, pavyzdys, šitą masterclass pakviečiau nemokamai, pasidalinau apie ką bus, tam, kam įdomu, atėjo, pritraukė, tas, kas norės daugiau, prisijungs prie programos, eisim toliau, kai kurios iš jūsų taps privačios klientės, vienas su vienu, kai kurios galbūt įsijungs prie programos, po 3 metų klientės taps, ar ne, kaip ir matėt šito, ar ne, programai beveik visi vienetai, nenauji atėję žmonės, ar ne, kadangi aš žinau, dirbu, kaip sako, mano fokusas yra visai long term, aš nieko neskubinu, man nereikia čeisint, dabar turi, ar ne, yra kvietimas. Lygiai taip pat ir ateina visai gausa į mano gyvenimą, tiek pakvietimai, tiek klientai, tiek dar kažkokios galimybės. Ar ne? Ir kai mes veikiam šitaip, tada mūsų ir nervų sistema neišsenka.
Nes kartais tas nuovargis, perdegimas atsiranda ne dėl to, kad mes daug kažko labai darom, bet dėl to, kad darom ne iš savo energijos, negyvenam pagal savo dizainą, bandom būti kaip vyrai, ar ne, vyriško energijai siekti savo tikslų, kai žymiai lengviau yra aktyvuoti savo magnetizmą ir pritraukti. Lygiai taip pat galim pažiūrėti gamtoje, ar ne, pavyzdys gyvūnų pasaulyje. Pavyzdžiui, paukščiai, ne, patinai turi žymiai spalvingesnės ten plunksnas ir ten šokius savo galima pažiūrėti National Geographic ar ten YouTube įsijungi, kaip jie tenai šoka tą suviliojimo šokį su savo plunksnom, o patelė tiesiog sėdi ir žiūri, jeigu jai galiausiai patinka, tada jinai, eina ar ne, intimų paukščių ryšį, ar ne? Ir taip ir mūsų istorijai būdavo, kortindavo, ar net važiuodavo vyrai tenais pas tėvus, pas namus, tenais bandydavo su dovanom nešti, rodyti ar nenusipelnyti tos nuotakos, įrodyti, kad jis yra geriausias jaunikis. Bet kažkada pasikeitė atvirkščiai, kad dabar moteris šoka paukščio šokį. Moteris su savo plunksnom bando suvilioti vyrą, priima kažkokius trupinius, ar ne, kur nori daugiau, nori romantikos, bet priima kažkokius situationships, priima dalykus, kur giliai to nenori. Ir niekas nelaimi nuo to. Net vyrai nelaimi, nes vyrai nenori būti su tokiu moterim, kurios nežino savo vertės. Vyras nori irgi jaustis vyru ir nori būti su moterim, kuri būtų, wow, trophy, ne, bet ne iš tos pusės trophy, kaip jinai atrodo, bet kad jinai aukštos vertės moteris, kaip jinai pati į save žiūri. Na, bet kažkada pasikeitė šitos mūsų rolės ir nukenčia nuo to visi. Moteris pervargusios, joms visai kažko trūksta, visai kažkas negerai, daro tenais jau 5 metus terapiją, ar tenais dar ir coachingą, ir dar kažko. Ir visai, kad negana, eina iš to trūkumo ir veikia iš tokios energijos, kad man reikia dar vieno healingo, ar dar vieno kažko to, arba dar save išfiksinti, išgydyti šitą žaizdą, jau kai padarysiu šitą, tada jau nusipelnysiu, bet kai tada tą padaro, paaiškėja, kad dar kažko trūksta. Bet problema yra, kad jos gyvena tam trūkumo, toj būsenoj, trūkumo paradigmai, o neprisipildžiusios ir neleidžia gyvenimui atsiųsti viso to. Ar ne, ir kartais galima sakyti, ai, tau lengva šnekėti, tu ten turi tokius santykius ir taip toliau. Jo, bet taip nebuvo visada. Ir kai 10 metų buvau tose kitose santykiuose, nei karto manęs nėra sustabdęs joks vyras gatvėje, kai yra jau viena, ar ne, be savo partnerio. Tik aš išėjau iš tų santykių 2018 metais, pradėjau va šitą trainingą, aktyvuoti savo magnetizmą, tantros visas praktikas, išeini, ypač prieš COVID-ą, būdavo, jeigu Londone išeini į gatvę, 5 kokie vyrai minimum sustabdys, paprašys kažko ar ten telefoną ar to. Nesakau, kad visi tinkami ir taip toliau, bet visai, kad tiesiog į magnetizmas atidarytas, visi tiesiog, kad ir traukiny, ir kavinį, ir gatvėje, ir kažkokiam susitikime visur pritraukė žmonių, nes buvo aktyvuotas tas. Aš nepasidariau gražesnė, jeigu ką, tai pasidariau senesnė, ne, kaip prasme, netapau kažkokia, nežinau, kitaip atrodydam ar dar kažką, ne, bet aktyvavosi tas magnetizmas. Ir po to, kai tos 4 metus buvau single, buvo tokie porą atvejų, kai man labai patiko vyras ir aš dar pilnai nesupratau šitų konceptų. Kai dariau natūraliai ar neaktyvuodavau per tantros praktikas tą magnetizmą, tą pritraukdavau, bet nesupratau pilnai, sąmoningai, ką aš darau. Ir po to, kai man patikdavo kažkoks vyras, man buvo įsijungę darimo energija, penetration. Ir aš jau tada bandau tenai selinti save, įtikinti, kokią aš fainą ir taip toliau, kad ir netiesiogiai, bet energetiškai. Jau aš einu į priekį, leaning forward, ar ne, lenkiuosi link jo. Ir kai aš lenkiuosi link jo, jis atgal, ai ne, bet neturiu laiko, bet tas negaliu santykių, kažkokios priežastys atsiranda, na, nes aš lenkiuosi link jo. Ir buvo net yra su to pačiu, man vyru ten 2018 metais iš pradžių sutikom, visą chemiją, bum, jau viskas bus santykiai ir aš tai kaip čia taip ir jis, sorry, neturiu laiko. Po to aš atsilošiau atgal, tada jis jau tenais po mėnesio, net nežinodamas, ar ne, pradėjau vėl tenais. Nu ir po to mes metus laiko on-off padeitinam, bet buvo toksai va tas šokis ir daug mane išmokė ir supratau, kad ne, kai aš bandau įtikinti, kokia aš esu faina ir nereali, neveikia šitas visiškai. Ir po to dar labiau šitą mokiausi, supratau, dirbau su mentore,
kuri labai išmokė šitą apie magnetizmą ir pajungiau šitą, tada sutikau savo partnerį dabartinį. Ir mūsų dinamika visai kitokia, yra visai kitas polariškumas. Ir tuo pačiu pirmuose metus, gal pirmus pusę metų buvo toks momentas, kai man jau klikino, kad okay, he's the one, bet aš nežinau, jam dar neklikino, jam reikėjo atidaryti labiau dar širdį ir taip toliau, ir aš nuėjau tą penetration tokią energiją ir man buvo toks, jaučiau, kad dinamika aš labiau linkstu, bet jau tas sąmoningai supratau ir tada, kai atsilošiau atgal ir pradėjau ruoštis, atsilošiau į centrą ir po to pradėjau ruoštis atgal. Ir atsimenu, kai pirmą kartą panaudojau šitą praktiką, kurią tuoj su jumis pasidalinsiu, po kelių sekundžių jis iš karto prie manęs kaip magnetas prisitraukė. O šita praktika yra tokia, ne? At mūsų akis ir jutimai mato žymiai mažiau, negu kad iš tikrųjų visko vyksta. Viskas yra energija. Oras tarp mūsų, ar ne, tarp manęs ir kompiuterio šitos kameros nėra tuščia erdvė. Čia yra energija ir mes žmonės skleidžiam atitinkamą energetiką, turim dažnį, tą savo frequency ir jeigu ne visai, ką visi sąmoningai supranta, bet pasąmoningai mes tą jaučiam. Ir mūsų energija teka ten, kur eina mūsų fokusas. Ir aš pastebėjau, kai man labai jau traukė mano partneris, ar ne, kad mano energija vėl eina link jo. Nebūtinai mano veiksmai, nereiškia, kad aš tenai šoku, ne, bet energetiškai aš jau penetrating, ar ne, skverbiuosi jį. Ir tada padariau tokį, atgal atsukau ir įsivaizduoji kaip magnetas, kad tu būtum negatyvi erdvė ir į tave viskas eina. Gali nukreipti tą į savo širdį, jeigu į centrą žiūrim, arba į savo saulės rezginį, arba savo gimdą, ne, visi šitie dalykai veikia. Suras, kas tau labiausiai rezonuoja. Ir pradedi įsivaizduoti, kad viskas eina link tavęs. Tu nebe penetrating, ar ne, tu nesiskverbi į kitą, ar į kitus žmonės, ar į išorę, bet viską taip, įsivaizduoji, kad kaip magnetas kaip į tave eina ir tu esi negatyvi erdvė. Ne? Ar make sense šitas? Ne? Tai vietoj to, kad vien tik tais būtų konceptas mūsų galvoje, pasipraktikuosim tą ir savo kūnu. Tad kviečiu užsimerkti ir nukreipti savo dėmesį į savo vidų. Ir nuskanuok savo kūną nuo pat viršugalvio į kojų pirštų galiuko. Kelias kartus gerai įkvėpk ir iškvėpk, padarydama daugiau erdvės savo kūne. Paiduok savo pečius, kaklą ir nugarą. Pasisveikink su savim, savo kūnu. Ir leis savo sąmoniai pilnai užimti visą tavo kūno tūrį. Tavo energija, kad nebūtų sustingusi tik tais galvoje, bet kad nusileistų žemiau. Kaklą, krūtinę, pilvą, įsčias, lubus ir kojas. Leis savo pajaus, kaip kėdė laiko tavo svorį. Kai kvėpuoji, kelis kartus įsivaizduok, kad kvėpuoji tarsi per savo pėdas. Kai tavo visa sąmonė užima visą tavo kūno tūrį. Ir dabar surask savo centrą. Ar tai būtų tavo širdis, saulės rezginys, žvambos, ar įsčias, ar dar kažkur viduje. Ir kai surandi savo centrą, pirmiausia įsivaizduok, kad siunti energiją į išorę.
Fokusuojas galbūt ir į kitus žmonės, kad reikia kažką sureguliuoti, padaryti, patvarkyti. Ir esi toj besiskverbiančio energijai, penetrative energy. Ir dabar žinodama, kad tu pati valdai savo visą energiją. Kreipk energiją į kitą pusę. Vaizduok, kad tavo centras yra tarsi negatyvi erdvė, ne blogąja prasme negatyvi, bet polariškumo prasme. Ir trauki viską į save. Atverk savo delnus, atidaryk savo širdį. Reiškia, išskleisdama šiek tiek, atvirdama krūtinę, pakeldama smakrą. Ir įsivaizduok, kaip viskas, visa energija eina link. Galbūt nenorisi atsilošti. Ir kelis kartus įkvėpk ir iškvėpk. Ir dabar vėl apsuk energiją į kitą pusę ir pasilenk šiek tiek į priekį ir leis savo energijai eiti į išorę. Esi ir toj skvarbioj energijoje, kai fokusuojasi kitus, norisi kontroliuoti kitus, patvarkyti realybę, padaryti kažkokius dalykus, imtis veiksmų. Ir imtis veiksmų, daryti dalykus nėra nieko blogo. O kai iš tos energijos dvi yra išėjusios iš balanso, tada yra problema. Tiesiog pasipraktikuok, kad pajustum. Ir kai kurios iš jūsų dabar jaučia šitą skirtumą, kai kurioms galbūt prireiks šiek tiek daugiau praktikos. Kuo labiau pažįsti savo kūną, kuo labiau pažįsti savo energetiką, tuo lengviau šitas pratimas. Ir dabar vėl nukreip savo energiją į save, atsilošk, atver savo smakrą, savo krūtinę. Giliai įkvėpk ir iškvėpk ir leisk sau būti penetrated by life. Gyvenimas įsiskverbtų į save, atverk savo delnus, leisk sau priimti. Ir įsivaizduok, kad viskas, ko tu nori, ateina link tavęs. Su savo pirštais tarsi pakviesti į save. Mūsų kūnas žino, kaip energija veikia. Įsivaizduok, kad meilė ateina link tavęs. Dovanos, gėlės, mylimo komplimentai. Viskas ateina link tavęs. Giliai įkvėpk. Iškvėpk. Ir dabar dar kartą nukreip dėmesį į išorę. Įkūnyk besiskverbiančią energiją. Vis to, kad tau reikia kažką padaryti, sureguliuoti, pasinusiūs, padaryti, imtis veiksmų. Tu viską darai, visais rūpiniesi. Ir dabar dar kartą nukreip dėmesį į vidų, į save, atsilošk. Ir leis sau gauti tai, ko nori. Ir dabar įsivaizduok, kad tavo galvos gale, nugaroje yra magnetas. Galbūt gali matyti, vizualizuoti konkrečiai ir abstrakčiai, galbūt jausti kūniškai, galbūt tiesiog žinai, kad tai vyksta, bet tavo galvos gale yra magnetas. Ir dabar su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu link tavęs tas magnetas traukia pinigų banknotus. Tai būtų eurai ar svarai ir doleriai. Vaizduok, kad šitas traukia link tavęs ir tas magnetas negatyvus yra, ne polio,
Ir traukia į save tiek daug pinigų, banknotų. Ir pastebėk, jeigu laikai kvėpavimą šiek tiek ar sulaikytą, arba kvėpavimas yra paviršutiniškas, taip mes blokuojam savo priėmimą. Tad pagilink kvėpavimą. Kuo mes giliau kvėpuojam, tuo mes daugiau įsileidžiam oro, deguonies, meilės, gausos, dovanų. Ir įsivaizduok dar, kad link tavęs per tą magnetą, per tą magnetą traukės vis daugiau ir daugiau pinigų. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu tu žinkaruoji iš tai. Dabar kreip savo dėmesį į savo širdies centrą, ne į savo fizinę širdinį organą, bet kur yra širdis pačiam krūtinės vidury, tiek ties ta linija, čia yra mūsų širdies čakra, širdies energetinis centras. Ir įsivaizduok, kad čia yra kitas magnetas. Galbūt gali tai matyti, įsivaizduoti, ar tiesiog žinai, kad tai yra. Ir tas magnetas į save traukia meilę, gėrį, visus nuostabius dalykus, kurių tu nori. Galbūt gali įsivaizduoti savo mylimąjį, gal ateities mylimąjį, kuris link tavęs lenkėsi. Tu gali atsilošti, jis tavęs siekia. Jis nori tavo energijos, jis nori tavo moteriškos galios, tavo moteriškos magijos. Kverpiasi į tave. Saugiai, tavo ribos yra tavo nustatytos. Tau gera, kai jisai eina link tavęs. Galbūt gali įsivaizduoti, kaip tau atneša gėles, deimantus, dar kažkokias dovanas. Ir jie yra kažkur, kai kūne jauti nepatogumą, ar kažkokį bloką, ar šarvą iškylantį, kad nepatogumą nemt, pajausk tą bloką, tą šarvą ir atsipalaiduok dar labiau, atpalaiduok tarsi tą šarvą ir tau saugu gauti, tau saugu priimti. Jei ir tavo nervų sistema kažkur jaučia, kad nėra saugu, tai dėl to, kad tu turėjai kažkokią praeityje patirtį, kai nusivylė ar negavai to, ko norėjai, arba gavai ir po to teko už tai sumokėti. Bet praeitis buvo praeitis. Nereikia copy-paste praeities į savo dabartį ir ateitį. Palik praeitį, kur jinai buvo. Leis savo prisiminti, kad tau yra saugu gauti. Dar kartą nukreip tą dėmesį savo į magnetą. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu įsivaizduok, kaip pritrauki meilę, dovanas, dėmesį ir visą ko tu. Dar kartą giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Ir dabar trumpam nukreip vėl savo dėmesį į išorę. Tą besiskverbiančią energiją aktyvuot. Ir dabar nukreip vėl į. Ir pajausk šitą skirtumą. Ir pajausk, kad tu tik vienintelė turi šitą mygtuką, kur gali nukreipti energiją į priekį, atgal. Į priekį, atgal. Ir dabar dar kartą surask savo centrą. Ir surask savo galią viduje. Surask tą savo dalį, kuri nebuvo paveikta jokių blokų, jokių tavo limitacijų.
Jokių skaudžių patirčių ar nusivylimų iš vaikystės, paauglystės ar savo ankstesnio gyvenimo. Ir kas tu būtum be tų blokų? Kas tu būtum, jei visada valdytum savo energiją ir kai yra tinkamas metas, įjungtum savo magnetizmą? Kai reikia imtis veiksmų, daryti kažką pasaulyje, gyvenime, įjungi savo besiskverbiančią energiją, kur irgi yra reikalinga. Tam, kad mes būtumėm balansė ir kad jaustumėmės gerai, kad būtumėm prisipildžiusios, mums reikia surasti tą tinkamą balansą. Daugeliui moterų tai yra 80-20, kai 80% jos buvo gavimo energijoje, to minuso, magnetizmo polyje, o 20%, kai jos imasi veiksmų, daro kažką. O kai tu surandi tinkamą savo balansą, tada tau nereikia pavargti. Gali tuos pačius dalykus daryti ir dar daugiau, bet neišvargti. Nes pavargimas įvyksta ne nuo per daug darbo, bet nuo vidinio konflikto, nuo gyvenimo ne pagal savo dizainą, savo prigimtį. Leis savo viduje pajausti savo šitą energiją. Kūnas nori pajudėti, leiskim švelniai pajudėti. Per judesį mes irgi užinkaruojam naują informaciją, naują energetiką, naują potyrių. Ir žinant šitą informaciją, kaip tu nori gyventi toliau. Ką tu savo įsipareigoji, tu rūpinsiesi savimi, imsiesi veiksmų išsivaduoti iš savo blokų, pakeisti savo savivertę. Viskas yra tavo ramus. Tada giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Ir linkiu kiekviena iš jūsų. Ir kai būsi pasiruošus, gali atsimerkt. Ir 1 ar 2 žodžiais kviečiu chatbox'e pasidalinti, kaip buvo jums šita patirtis. Ir pabaigoje taip pat bus galimybė paklausti klausimą, jeigu kažkam iškilo klausimas, ar reikia patikslinimo dėl praktikos ar dar kažko. Ir visas tas pats magnetiškumas galioja ir meilėje, ir gausoje, ir dėl kažkokių dovanų, gyvenimo aplinkybių, nuotykių ir viso kito, nes tai yra energetika. Kai mes į gyvenimą einam iš trūkumo, tos būsenos, mes visur matom trūkumą, visur fokusuojamės į trūkumą ir tada žmonės nelabai mums nori ką nors ir duoti. Mes nesam to energetikoje kaip Marilyn Monroe, arba kai tu tiesiog trauki į save. Bet kai tu esi pajungus magnetizmą, tai ne tik, kad yra kažkokia magija, beje, žodis magija irgi kilęs magnetizmui susiję, bet dėl to, kad gera tiesiog būti šalia tavęs. Gera būti su žmonėm, kurie yra savo ašy, savo centre, aukštos savivertės, žino, kas jie yra. Tada saugu su tokiais žmonėm būti. O tie, kurie visai ką baimiai trūkume, tada nelabai malonu ir būti. Dėl to ta energija ir atstumia. Kai yra baimė, trūkumas, visai kas skundai, nepasitenkinimas, tada nesinori būti šalia tokių žmonių. Bet tie, kurie visiškai yra patenkinti, kuriems gera, tada jie kaip magnetas ir pritraukia, nes gera būti apie tokius žmonės. Tai čia nėra vien tik tais kažkoksai vūvų konceptas, tai labai labai praktiškai ir galima praktikoje tą patį pasitikrinti. Ir aš esu per savo 13 metų visos šitos veiklos patirtį, ar ne, esu turėjus tokių momentų, kai desperatiškai reikėjo man pinigų. Ir tada, kai desperatiškai reikia pinigų, tada ir nebeteina klientai. Yra buvę tokių dalykų. Ir vienas paskutinis toks momentas buvo iš tikrųjų 2019 metais. Išvariau 6 mėnesius
keliavau, gyvenau Niujorke, Los Andžele, Havajuose, po to Bali ir ten gyvenau visiškai kaip karalienė, geriausiuose rajonuose, ten prie Sex and the City to namo mano buvo Airbnb, West Village, Niujorke, Manhattane, ten po to Los Andžele, Venice Beach prie pat jūros gyvenau, visur taksi, tik tai ten visą kaip karalienė visiškai gyvenau ir taip toliau ir po to nuvykau Balį, Balis trigerino mano senas, nes aš Balį buvau gyvenus, kažkokias traumas, nevertumo jausmą ir užsirišo viskas. Ir tada grįžau į Londoną ir tik iškart prasidėjo COVID-as. Tai buvo 20 metų kovo mėnesis ir iš tos desperacijos, nebežinau, nes nebeteina klientai, senais baigiau ir taip toliau, ir ta desperacija dar kokį mėnesį laiko straglinau ir niekas nepaėjo, nes kai yra ta desperatiška energija, tu atstumi. Čia kaip bandymas pagauti plunksną su fenu. Ir tada prisiminiau už tus principus, nes tai nebuvo, ir pradėjau visiškai praktikuoti, nors ir neturėjau tą daug pinigų, banko sąskaitai sekė viskas. Ir pradėjau praktikuoti šitą ir vėl magnetizmas įsijungė ir po porą savaičių vėl buvau fully booked su visais klientais. Ir tiesiog atsirado, nebedariau kažkokių, nedariau nei reklamų, nei dar kažko, tiesiog energetika pasikeičia ir mūsų realybė pradeda keistis. Ne? Tai vėlgi tai nepriklauso nuo mūsų išorinių dalykų, nes kartais galvoju, kai turėsiu nuostabų vyrą, tada jau būsiu meiliai. Kai banko sąskaitoje bus tiek pinigų, turėsiu gausą. Bet viskas prasideda nuo mūsų gausos ir meilės viduje ir nuo mūsų savivertės viduje. Ir vienas iš blokų, kuris blokuoja meilę, savivertę, gausą, yra baimė. Nes kai įsijungia baimė arba tas FOMO, nerimas, FOMO, tai fear of missing out, kai bijai prarasti kažką ar neturėsi pakankamai patirčių ar dar kažkas, kai tu esi baimiai, tu nebegali būti magnetizme. Neįmanoma būti magnetiškai ir bijot vienu metu. Neįmanoma jausti nerimo ir pritraukti meilės būti magnetiško iš to erdvėj. Jie vienas su kitu neina. Kai mes esam baimiai, mes esam trūkume. Nes baimė negali egzistuoti vienybė ir meiliai. Nes kai yra baimė, ar ne, tas baimės jausmas kūne mūsų, mes jau nueiname tada į separation, tą atsiskyrimą nuo vienio, nuo meilės, aktyvuojasi mūsų pati pirminė žaizda, kai mes buvom atskirtos nuo mamos, ar ne, ir tada esu tam trūkume, kad man trūks meilės, man trūks pinigų, kaip aš išgyvensiu, kaip šitas ir tada dar viską labiau atstumiu. Bet kai aktyvuoji tu gausą, meilę, savivertę, tą pasitikėjimą, tu tada pasitiki, kad tavo magnetizmas pritrauks atitinkamas situacijas, žmonės, kad aš jeigu ir neturiu dabar visos tenais, nežinau, milijonų ar tenais gausos ar ne, kad I'll be okay, mano norai ir poreikiai bus patenkinti, aš žinau, kaip surasti, žinau, kaip grįžti į savo centrą. Užtat labai labai svarbu yra emocinis intelektas ir aukšta savivertė. Ir pastebėt, kai baimė ateina, ar ne, pastebėt, pripažinta, nes jeigu apsimesi, kad baimės nėra, jinai nedings. Ir žinot, kaip su jie dirbti, ne, kaip doroti su savo emocijom. Ok, dabar paskaitysiu komentarus. Wow, daug komentarų. Kai dėmesį nukreipiam į išorę, ateina mintis apie kontrolę, vadovavimo, kaip tai dėmesys nukreipiamas į vidų, kokia ta mintis lydi, ką reikia nukreipti dėmesį į vidų, sunku buvo tai pajausti. Okay, tai pirmą kartą kartais būna sunku, ypač jeigu yra mūsų tas default ar ne, reakcija būti į tą kontroliavimą į priekį nukreipus. Tai atsakant į klausimą, kai dėmesys nukreipiamas į vidų, reiškia, aš pritraukiu, ko aš noriu. Man nereikia čeisinti, vaikytis, aš pritraukiu. Ne, vienas iš tokių galima mantrų, ne, kad pinigai nori manęs. Pinigams smagu būti mano banko sąskaitoje. Pinigai tiesiog nori pas mane ateiti. Kaip aš galiu pinigams suteikti galimybę ateiti pas mane, nes pinigai manęs nori. Ne? Čia gali skambėti šiek tiek taip įdomi, ne, bet čia tiesiog per žaidimą, žaismingumą, ne, tokį per playfulness. Ne? Pinigai nori manęs, meilė nori manęs. Aš irgi tos metus 2002 metais prieš pritraukdama savo partnerę, aš kartodavau, kad I'm a dream woman, I'm a dream come true, kad tinkamam vyrui aš esu svajonių išsipildymas. Ir kad ne tik tais, kad man reikia jį pritraukti, bet jis manęs ieško. Man tiesiog reikia nusiųsti signalą ir aš realiai darydavau tokią šamaninę praktiką, kai aš 60 dienų
kiekvieną dieną dariau praktiką, išsiųsdavau signalą į quantum lauką. Čia kitą kartą galbūt apie šitus dalykus galima pašnekėti, nes plėstis, ar ne? Bet aš kaip ir tas kiaušinėlis, ar ne, išsiunčiau signalą ir jis pagavo tą signalą, ar ne? Tai čia yra, kad aš pritraukiu, pinigai nori manęs, meilė nori manęs. Tie žmonės laukia, kada klientai, pavyzdžiui, kada aš jiem padėsiu, nes aš žinau iš savo patirties, kad tiesiog klientai, kai dirba su manim, pasikeičia jų gyvenimas. Tai mums abiems vienas kito reikia. Ne? Ačiū, šilta ir jauku su savim, labai gera, malonu, ačiū, įdomu, kaip momentiškai kūnas iš įtampos į lengvumą pereina keičiant pliusą ar minusą. Nuostabu, kad teko patirti šitą. Dar viena puikia meditacija, ačiū, magiška pakilėjanti būsena, jaučiuosi tokia galinga prisikviesti tai, ko nori ir esi verta. Taip, visiškai esi verta, Indrė. Kaip nuostabu buvo, kai traukiau į save toks lengvumas, malonumas, o kai davime kažkoks sunkumas, nepatogumas. Pajaučiau, kad ta magneto galia išvaisinta. Wow, labai smagu girdėti. Paliko lengviau, jaučiu energiją, pilnatvę, pasitikėjimą. Iš pradžių atrodė, kad lengviau įjungti besiskverbiančią energiją, bet kelis kartus pakartojus traukiančią, lengviau pasidarė būti sutraukiančią. Ačiū, ačiū, labai gera. Palikau visišką malonume, ačiū, per ašaras paleidau senąją aš, jaunoji aš su magnetais, tai kaip gera. Supratau, kiek galiu procentaliai duoti ir kiek gauti. Labai faina, nustebino, kaip eina pakeisti energiją tiesiog dėmesio. Būtent. Labai mielas jausmas būti minuse, iš pradžių buvo sunku, nes daugiau buvo įsakymų ir nurodymų, reguliavimo, o su kiekvienu kartu jungiantis prie minuso jaučiasi vis geriau ir geriau. Meilė, motinystė, su paskutiniu atėjo noras verkti, bet daugiau iš meilės savo ir pasitikėjimo, moteriškumo jausmo apvėrimo. Wow, labai smagu girdėti, Edita. Tai ačiū visoms už pasidalinimą ir čia buvo tik tais 8 kažkur minutės ar 10 minučių už tą praktiką, mažiau. Ir koks buvo pokytis, ar ne? Tai įsivaizduok, jeigu darytum šitą ir įvairias kitokias praktikas, susijung su savo moteriška energija kiekvieną savaitę. 8 savaitės iš eilės, ar ne, po 2 valandas. Tai gyvenimas bus net pažįstamas. Tai būtent jeigu kažkas nori daugiau ir susijungs iš tą energiją, ne tik tais ją pajausti, bet pilnai įkūnyti ir perprogramuoti savo nervų sistemą, labai kviečiu prisijungti prie savivertės revoliucijos programos, nes tai iš tiesų yra revoliuciška programa. Ir šitą programą su kitu pavadinimu, bet panašių konceptų jau darau daugybę metų, nes tai yra darbas su archetipais. Bet šį kartą programa bus gilesnė, nes dar vienas archetipas papildomas prisideda, plus bus daugiau somatinių praktikų, nes anksčiau būdavo tik tais konceptai ir meditacijos, tos shamanic journeys, bet dabar prisidės ir kūnas, ir nervų sistema. Nes paskutinį kartą šitą programą 23 metais, tai beveik 2 metai praėjo, kaip jos gyvai nemokiau, ir nuo to laiko daug pati labai išmokau. Tai programa yra paremta moteriškais archetipais ir tų archetipų aktyvavimu. Ką tai reiškia? Tai archetipai tai yra mūsų tarsi tie blueprint sielos ar ne modeliai, kuri visos mes turim tos archetipus, jie yra mūsų kolektyviniai sąmoniai. Bet mes pajungiam juos, ar ne? Ir kiekvienas archetipas turi skirtingą funkciją, skirtingą galią ir skirtingą mūsų tą džiūsinės, tą savivertės ar ne aspektą. Tai pirmą, pavyzdžiui, savaitę bus kosminės mamos archetipas, ar ne? Kosminė mama nėra tas pats, kas šiaip mama, ar ne? Kosminė mama yra ta dieviškoji mama, ta esybė, kur yra visiškai besąlygiškai mylinti, priimanti, jaučianti atjautą. Ir mūsų mamos, kad ir buvo nuostabios, dauguma iš jų nebuvo tos tobulos mamos ir tai palieka mamos žaizdą. Mes dirbsim aktyvuoti tą kosminę mamą savyje ir tapti savo pačiai mama, savo visoms toms dalims, savo vidinėms mergaitėms, nes mes ne vieną vidinį vaiką ar vidinę mergaitę turim, bet jų daug. Ir tai bus darbas taip pat su savo skirtingom dalim. Tuo irgi skirsis nuo ankstesnių šiek tiek programų, nes dirbsim su integravimu savo konfliktuojančių vidinių dalių. Nes kartais būna, kad vidinis vaikas su vidinė paauglė ginčiasi, nori skirtingų dalykų ir taip išeikvojam daug energijos. Tad aktyvuojant savo vidinę mamą, išgydysim tas visas vaikystės, paauglystės žaizdas ir susijungsim, išmoksim aktyvuoti tą atjautą besąlygišką. Nes be šito, be to pagrindo, be vidinio saugumo, neįmanoma eiti giliau į savo pasąmonę.
dėl to, kad arba mūsų pasąmonė blokuos kažką, jeigu nesijauti saugiai, arba tada bus nesaugu, ar ne, eiti ir save, jeigu pradėsi plakti ar kritikuoti ir taip toliau. Tai viskas kelionė prasideda nuo saugumo. Tada dirbsim su multidimensinės moters archetipu. Ką tai reiškia? Nes mūsų viduje yra daug skirtingų moterų. Ir ne tik tais, kad archetipai kaip ten ar karalienė, ar meilužė ir taip toliau, bet ir šiuolaikiniai įvairūs archetipai kaip party animal, ar darboholikė, ar scenos diva, ar dar kažkur, ne? Ir mes turim užgoštų tų savo dalių ir jos neleidžia mums pilnavertiško gyvenimo gyventi. Tai kai mes aktyvuojam tas savo dalis, tada gyvenimas pasidaro toksai labiau juicy, padarom daugiau, pajaučiam daugiau malonumo. Tada eisim prie karės ir kovotojos ir šitos medžiotojos archetipo, visas viename bus šitas. Ar ne? Tai kaip aktyvuoti tą savo galią, ypač toms, kurios yra labiau tokios, ar tai atidėlioja, prokrastinuoja, ar bijo, ar baimės yra, ar ne, kaip aktyvuoti tą vidinę karės energiją ir medžiotojos energiją. Tuomet 4. savaitę dirbsim su karalienės energija, ne? Tai karalienė tai yra aukščiausia savo savivertė. Kaip aktyvuoti tą savivertę, bet ne per ego, ne per savanaudiškumą, kad aš karalienė, aš geresnė už kitus, bet karalienės esybė šito archetipo išties yra tarnystė. Kaip aš galiu tarnauti, kaip aš galiu duoti, bet tuo pačiu neįkvojant savęs. Ne, tai yra ta su aukšta savivertė, nes karalienė rūpinasi savo žmonėmis, ar ne? Tai kaip aktyvuoti šitą archetipą. Ir tas pakeičia irgi ryšį su gausa, tai vienas iš tokių stiprių aspektų bus ir gausos energiją aktyvuoti, taip pat su magnetizmu dirbsi, nes karalienė yra tas archetipas, kur tiesiog magnetiškai pritraukia viską, kas geriausia, aukščiausia, tą luxury, ar ne, prabangą ir visa kita. Tuomet dirbsim su laukinės moters archetipu, ar ne? Tai kaip susijungti su savo impulsais, su savo pajaus savo kūną dar labiau, su savo ta primal energy ir su savo emocijom. Tad dirbsim ir su pykčio paleidimu, su savo užvaikytom emocijom, kad galėtumėm išsilaisvinti. Tuomet dirbsim su love, ar ne, su tos meilužės mylėtojos archetipu, ar ne, kaip pajungti savo seksualumą, savo jausmingumą. Tai bus, tik šnekėsim apie seksualinę energiją, bet ne tiek, kad kaip tik kad su vyru, ar ne, kaip turėti seksualinę energiją, bet pirmiausia, kaip seksualinį ryšį ir tą santykį išsiugdyti su savim, kaip aktyvuoti savo tą energiją. Taip pat daug su kūnu dirbsim ir tuomet dirbsim su šamanės, gyduolės, žynės archetipu, ar ne, to priestės ar šventikės archetipu. Tai kaip naudojant magiškus, šamaniškus įvairius įrankius, pažadinti tą savo magijos dimensiją, ne? Nes mes visos moteris irgi esam šiek tiek raganos, turim tą pajautimą, ar ne, tai kaip per įvairias praktikas, ritualus, ceremonijas pažadinti tą ir aktyvuoti vidinę šamanę, žynę, šventikę. Ir galiausiai bus magijos archetipas, ar ne, tai bus apie realybės kūrimą ir supratimą visatos dėsnių. Ir kaip panaudoti visatos dėsnius, kuriant savo realybę. Tai reiškia, išeini visiškai iš aukos vaidmens ir tampi savo gyvenimo kūrėja sąmoninga. Tai visa šito 8 savaičių kelionė bus dirbama tiek proto lygmenyje, ar ne, tiek su konceptais, savo įsitikinimais, savo blokais galvoje, taip pat su kūnu daug bus praktikų, tuo ir skiriasi nuo ankstesnių būtent kursų, nes bus daug somatinių ar ne dalykų, su kvėpavimu, judesiu, įvairios praktikos ir kaip užinkaruoti nervų sistemoje tos archetipus, o ne tik tais, kad jie būtų mūsų pasąmonėje ir sąmonėje. Ir taip pat su dvasiniam lygmeniai dirbsim, ar ne? Tai kai mes dirbam dar pakeitimais yra tiek kūno, sielos ir proto lygmeniai, tada ta transformacija yra išliekanti. Tai jeigu kažkam rezonuoja, jeigu kažkas nori prisijungti, dirbti toliau, nes pajutot, ar ne, galbūt kiek galima tiesiog per kelias praktikas, tai įsivaizduok, jeigu 2 valandas kiekvieną savaitę, tai gyvenimas būna neatpažįstamas dažniausiai, kas yra darę šitą programą. Žino, anksčiau jinai vadindavosi Find Your Purpose, buvo šiek tiek mažiau archetipų ir kitokia pakraipa, ar ne, bet vis tiek, kurios ir ateidavo dėl kaip surasti savo pašaukimą, vis tiek mes dirbdavom per aktyvavimą savo archetipų. Kodėl?
Todėl, kad tu pašaukimo ar savo meilės ar dar kitų dalykų negali surasti savo galvoje, tu negali išmastyti pliusų minusų, ką tau reikia. Tau būtina pajungti savo kūną. Užtat ir darbas su saviverte tai nėra tiesiog aš esu verta, sakyti ten afirmacijas ar įtikinti save, nes proto lygmenį, okei, galbūt ir patikėsi tuo, bet savivertė pakyla tada, kai pereini per tas iniciacijas, kai patiri, kai turi vidinę tą kelionę, vidinį nuotykį, kai atsiveri, o wow, šita mano buvo dalis, šita dalis. Ir daliniesi taip pat su seserėm, ar ne, savo, kurios eina tą pačią linkmę, tą pačioj kelioniai. Ir visas tas procesas tau įkūnijimą tokį viduj sukuria, ne? Ir tada ta savivertė ateina savaime, o ne tai, kad dabar man reikia būti verta, ar ne? Tada prisimeni savo savivertę, nes aktyvuoji visą savo kūną ir skirtingas savo dalis. Ir dar yra dvi geros naujienos. Tai tos, kurios prisijungs, yra dar du bonusai. Vienas bonusas galioja 72 valandas. Pastarinu čia linku iš tą kursą. Vienas bonusas galioja 72 valandas, reiškia iki sekmadienio vakaro. Tai 1 valandos privati sesija su manim, kurios vertė šiuo metu aš, jeigu darau savo klientams ekstra sesiją, tai 300 svarų yra, ar ne, bet gauni nemokamai prisijungu šitą. Tai per tą valandos sesiją, ką mes darysim tą persiprogramavimą somatinį ir proto tavo unikaliems blokams. Ar ne? Tai kuo skiriasi, kurios yra, pavyzdžiui, patyrusios 30 minučių, ar ne? Tai 30 minučių su manim sesija būna clarity tokia sesija, ar ne? Aiškumo sesija, kai išsiaiškinam tavo blokus, ar ne, ateina aiškumas. Bet šita, ar ne, šitas bonusas bus valandos laiko, vadinasi, ne tik išsiaiškinsim tos blokus, bet ir somatiškai pradirbsim ir padarysim praktiką, kuri bus unikali tavo kažkokiam blokui. Tai tos, kurios jau 100% žino, kad nori prisijungti, tai labai kviečiu prisijungti greičiau, nes gausi šitą bonusą. Ir kitas dar bonusas, kuris galioja iki kito penktadienio, tai yra raktai į gausą kursas. Ten yra 4 dalių kursas, kuris irgi mokina panašiai, ką mes šiandien šnekėjom, bet žymiai giliau apie aktyvavimą to gausos mentaliteto, savo magnetizmo. Yra ten 4 sesijos po 2 valandas ir dar 2 bonuso ritualai manifestavimo. Tai toms, kurios prisijungs, iš karto gausi e-mailą su linkais ir gali, jeigu ten kažkas nori, užsidegę dabar net tą patį vakarą šiandien pradėti žiūrėti visus šitus video. Tai ten iš karto gausi linką su, 4 dalis ir 2 bonus ritualai. Ir šitas visas procesas man pakeitė mano gyvenimą. Aš pradėjau su archetipais dirbti 2019 metais, pati aktyvuoti savo vidų ir esu pasakojus ankstesnėse galbūt kažkur programuose. Ir tai skiriasi, ar ne, nuo galbūt kitų programų, nes šita yra tokia labiausiai juicy, ar ne, nes jinai yra ne tai, kad darbas vidinis su savim sunkus kažkoks, bet jinai yra taip vidinis nuotykis. Ir už tada pavadinau savivertės revoliuciją, nes dažniausiai yra gyvenimas, kaip yra dalinusios kai kurios moteris iki šitos programos ir po šitos programos. Nes tu save labai greitai pažįsti ir per 8 savaitės įvyksta toksai galingas kvantinis šuolis į savo naują realybę ir savo naują sąmoningumą. Tai tiek turbūt apie programą, dar peržvelgsiu ir viską pasidalinau. Berods viską ir kurie blokai yra, ar ne, pavyzdžiui, kur baimės, jeigu kažkam aktualu, kaip pereiti iš baimės, ar ne, tai būtent su baimėm dirbsim per laukinės moters archetipą, ar ne, kai dirbsim su savo kūnu, su impulsu. Su saviverte dar giliau ir magnetizmu ir gausa keisim per karalienės archetipą, ar ne. Jeigu kažkas jaučias, kad negaliu pilnai jaustis saugiai savo kūne, kažkur nuolat save pametu, ar ne, tai tos kosminės mamos reikia, ar ne, aktyvuoti archetipą. Tai per šitus archetipus mes tokį susirenkam visą pilnavertišką savo vidų. Tai jeigu kažkas rezonuoja, jeigu patinka mano mokymai, jeigu patinka kaip dalinuosi, tai labai labai kviečiu prisijungti. Ir dabar dar turim laiko klausimams, ar tai turėtumėt klausimų ar dėl
praktikos, ar dėl to, ką šiandieną šnekėjom, galbūt kažko neatsakiau dar, ką tikėjotės, kad atsakysiu, o galbūt apie programą norit, ar ne, kažką sužinot, arba jau norit jau jungtis, tai kviečiu, arba galite įsijungti mikrofoną, gyvai paklausti, arba chatboxe parašyti, tai labai kviečiu klausti, o jeigu kažkas turi ir pasidalinimą kokį nors apie šiandienos sesiją, tai irgi labai kviečiu dalintis. Taip, matau, kelias iš jūsų taipina klausimus, o galbūt kažkas nori ir gyvai paklaust. Edita? Unmute yourself. Va, aš galėčiau paklausti, mane domina ta 8 savaičių programa. Kada jinai prasidėtų ir kaip ten būtų tos 2 valandos, jūs per Zoomą, ar Taip. čia grupiai kažkaip, ar specifinis laikas, ar paskui bus galima po tų 8 savaičių prieiti prie tų... Taip, ok. Tai labai geras klausimas, ačiū Edita, nes jo, neatsakiau. Ok, tai programa prasideda gegužės 29 dieną, tai lygiai už 2 savaičių. Ir programa vyks kiekvieną ketvirtadienį nuo 19 valandos Lietuvos laikų, tai nuo 19 iki 21. Anglijos laikų, nežinau, kad Edita tu Anglijai, tai nuo 5 iki 7. Jeigu negali dalyvauti gyvai, viskas ok, nes visada yra įrašai. Ir įrašai išlieka neribotą laiką, visam gyvenimui. Tol, kol aš gyvensiu, kol bus mano YouTube kanalas, tol yra priėjimas prie įrašų. Vadinasi, tą programą gali daryti kiek nori kartų, gali kartot. Dažniausiai moteris žiūri bent po 2 kartus video ir aš rekomenduoju žiūrėti, nes antrą kartą žiūrint, dažnai man sako, tu pirmą kartą šito nesakei, nors tas pats video, sakau, vėl sakiau, nes informacijos tik tiek nusėda, bet antrą kartą žiūri giliau, trečią kartą dar giliau, ar ne? Tai priklausys nuo tavęs, ar 1 kartą, ar 3 kartus, ar 50 kartų norėsi žiūrėti, tai išlieka neribotam laikui. Tai va tos 2 valandos, ar ne, ir yra tiesiog mokymai, dalinamasis, ir po to taip pat bus WhatsApp'o privati grupė. Tai tenais jau galėsit klausti visus tas 8 savaitės manęs klausimų, viena su kita dalintis, savo patyrimais, klausimais, laimėjimais, dar kažkokiais iššūkiais, ar ne, ir viena kita palaiko ir tokia seserystės visa bendruomenė gaunasi. Taip, ar atsakiau į klausimą, Edita? Taip, ir dar kitas klausimas būtų. Aš naudojuosi, kaip sakant, baltos raganos, kai aš sakau paslaugom, tai aš kokią žvakę užkalbėtą, kad ten išvalyti namus ar dar kažką nusiperku, tai jinai auras pravalo, ten nusisakai. Ir jinai tokia visą laiką sako, kad jokiais būdais nieko kitum nesinaudot negalima tuo metu, kol jie naudojasi, ar ten su jie bendrauji. Ir nes tipo, kad išbalansuoja visas auras, visą tavo energetiką, ar jūs tom tikit, ar čia taip yra, ar čia vieno žmogaus tik tai toks pasakymas yra? Šiaip tai aš atsargiai žiūrėčiau tokius perspėjimus, dėl to, kad energetiškai tai nežinau aš to žmogaus, apie kurį tu šneki, bet mano darbas, kaip aš ar ne dirbu, tai aš už tave nevalau aurų, ar ne, aš išmokinu tave kaip pačiai savo atsistatyti savo energiją. Mano darbas yra ne, kad nuo manęs tu ar kažkokie klientai būtų priklausomi ir kad aš išvalyčiau, tik aš moku, bet būtent per tą šamanės ar ne archetipą 7 savaitės aš išmokinsiu, kaip tau pačiai išsivalyti savo čakras, kaip pačiai išsivalyti savo namus, kaip išsivalyti savo energiją, kaip apsisaugoti, užsidėti aplink save energetinę apsaugą, ar ne? Kad tau nereikėtų kitų žmonių, nes taip tu atiduodi savo galią, tu lygini, ar net yra energijos nuotėkis. Kažkam, jeigu tu esi priklausoma, tu nesi suvereni būtybė. Tai mano, pavyzdžiui, pagrindas, ar ne, yra, užtat dirbam su ta kosminė mama, aktyvuoti tau saugumą, pačiai su savim, užsidėti, ar ne, tos apsaugas, kad tik tais gera energija į tave ateitų, ar ne, ir išsiugdyti savo suverenumą. Ką tai reiškia? Suvereni būtybė, ar ne, kai tai suvereni asmenybė, kai tavo galia priklauso tik tau. Nes jeigu tu esi priklausoma, kad tau kažkas išvalytų, tu lieki vaiko ir mamos ar tėčio dinamikoje. Tai tu nesubręsti, nesuaugi, tu lieki aukos dinamikoje, ar ne?
Tai mano viena iš misijų padėti žmonėms suaugti, ar ne, tapti vat suvereni, kad būtum asmenybė, kad tau nebereikėtų kitų žmonių kažkokio ar validacijos, ar užtarimo, ar išvalymo. Ir kai kažkas sako, aš nežinau, kaip kiti žmonės dirba, aš turiu savo 13 metų mokymus, mano tradicija ateina iš Peru, iš Andų kalnų, ar ne, ir ten viskas yra apie savo galę, savo apsisaugojimą, savo buvimą savo galioj, o netiduot kažkam kitam galę. Tai pati nuspręs, kas tau rezonuoja, kam tu esi pasiruošus. Ar atsakiau į klausimą? Mhm. Okay. Tai ačiū. Labai aišku. Tikiuosi prisijungsi. Taip, matau dar porą klausimų. Jei praktikuosiu šiandienos magnetizmo praktiką, ar ji bus veiksminga, jei viduje bus baimės jausmas? Tai kai tu praktikuoji, bent jau kai tuo momentu įeini tą magnetizmą, tai tavyje greičiausiai nebelieka tos baimės, bent jau tą akimirką tu persijungi, nes jeigu tu esi baimiai, tu negali pilnai būti magnetiniai energijoje, ar ne? Tai gali savo baimę padėti į šoną, ar ne? Ir bent jau pasipraktikuoti šitą praktiką. Ir pasižiūrėti, kaip tau sekas. O su baimėm, kad dorotis, tai reikia tos emocinės alchemijos, kur irgi darysim, jeigu prisijungsi prie savivertės revoliucijos, arba jeigu esi dalyvavus mano ankstesnėse kursuose, pavyzdžiui, emocinis intelektas praktiko, irgi tenais mokiau. Tai su baime irgi svarbu susidorot, bet, sakau, kai esi tam magnetizme, tu nebesi baimiai. Ir kitas, nežinau, ar paminėjau šitą, atsimenu, kai tada jungiau aš tą magnetizmą, iš karto partneris prie manęs pradėjo glausis, čia dar mūsų pirmais mėnesiais. Po to aš vėl, jeigu einu į priekį, tada jisai kažkaip, ne tai, kad jis nuo manęs traukės, bet užsiėmęs, tikrina telefoną, dar kažką, jeigu aš atsisėdu, tik tais nukreipiu į save energiją, tas veikia. Tai labai kviečiu kiekvieną iš jūsų pasipraktikuoti su savo vyrais ar pažįstamais vyrais, ar kažkur einant saugioje aplinkoje ir pasidalinkit su manim, arba Instagram'e DM man parašyti, arba e-mailą parašyti, labai įdomu, kaip seksis. Taip. Ir beje, dar vienas dalykas, kurio nepranešiau, tai nusprendžiau šiandien, kad už savaitės laiko, 22 dieną, dar padarysiu nemokamą bonus klausimų atsakymų sesiją su šitu. Tai jeigu dar, pavyzdžiui, pasipraktikuosit, ar ne, ir ateis kažkoks klausimas, aš noriu, šitas kažkas neaišku buvo, arba šitas veikia, tai labai kviečiu siųsti savo klausimus. Ir 22 dieną, tai lygiai tokiu pačiu laiku, kitą ketvirtadienį bus mūsų bonus klausimų atsakymų sesija, jeigu kažkas norės, galės ir ant karštos kėdutės pasikaučinti. Okay. Indrė, kiek laiko reikia atlikti praktiką, kad realiai pritraukti tai, ko norisi? Taip pat turbūt neužtenka tai atlikti, reikia ir veikti. Okay. Tai priklausomai labai nuo noro, ar ne? Ir svarbiausia yra čia surasti savo pačiai tinkamą balansą, ar ne? Nes dauguma moterų yra vos ne 100% yra davime, jų kumščiai užgniaužti energetiškai, metaforiškai tariant, ir jos neleidžia savo priimti, ar ne? Tai irgi pirmiausia, mes norim įkūnyti. Ir gali įkūnyti, įsivaizduoti tai, kad jau turi tą, ko nori. Ir tada nebelieka tos desperatiškos energijos ir imiesi veiksmų iš visiškai kitokios energetikos. Ne dėl to, kad, aš dabar negausiu, man reikia eiti sukontroliuoti visatą, ar ne, bet aš jaučiuosi, kad aš noriu, ar ne, ar kad ta mano noras yra turėti tiek ir tiek, ar ne, pinigų įplaukų, ar ne. Ir tada, aš jaučiuosi, kad aš jau turiu, tie pinigai ateina pas mane, aš esu gausoj ir įsivaizduoju, kad ta realybė jau įvyko ir tada savęs paklausi, kaip man susilygiuoti su ta realybė. Tai man reikia išsiųsti e-mailą, arba man reikia pasiūlyti savo paslaugas, arba man reikia padaryti, bet tą darai ne iš tokio, dabar man reikia, ar ne, viską padaryti, ar ne, vėl sugniaužtais kumščiais, bet vietoj to, kad, kaip man reikia padaryti e-mailą. Bet jau tarsi aš žinau, kad tai įvyks, man tiesiog reikia atlikti veiksmus iki to, kad leis visatai taip susidėlioti, ar ne? Tai ir kai veiksmų ėmiesi, bet ėmiesi iš to tokios magnetinės energijos ir tokio žinojimo, ar ne? Magnetinės gal čia ne tiek, kad iš minuso, nes kai ėmiesi veiksmų, tai esi tu pliuse. Bet iš tokio žinojimo, kad tai jau įvyks, man nereikia kažkur savęs stumti, ar ne? Bet tiesiog, man reikia parašyti e-mailą, man reikia parašyti, ar ne? Nes, pavyzdžiui, aš, ar ne, šito atveju
turėjau parašyti emailus, išsiųsti jom duot žinot, kad vyksta šitą masterclass, ne? Nes jeigu būčiau tik tais sėdėjus meditacijoje ir tenais traukos darius, ar ne, nieks nežinotų, kad šitą masterclass vyksta, tai ateitų įsijungčiau Zoom'o, tai o kur visi žmonės, ar ne? Tai irgi reikia imtis tų veiksmų, bet tie veiksmai neina iš tokio spaudimo, ar ne? Tiesiog ateina inspiracija, parašai emailą, šitą žinutę, reikia išgirsti ir pasitikiu, kad tos moteris, kurioms reikia, išgirs ir ateis į šitą nemokamą masterclass. Tos, kurios yra pasiruošusios eiti tą iniciaciją, visą 8 savaičių kelionę, prisijungs prie šito. Net nebejoju, kad bus tiek žmonių, kiek reikia šitoj programai. Visai, kad ateina būtent tiek, kiek reikia, tos, kurios reikia, bus, kurios nepasiruošusios, ateis kitą kartą, arba su kažkuo kitu dirbs, arba niekada, ar ne. It's okay, ne mano darbas kontroliuoti, ar ne, realybę, mano darbas pakviest ir pasitikėti, kad viskas ateina. Taip. Vanesa, apie magnetizmo praktiką klausimas. Ar ją praktikuojant turime įtakos kito žmogaus emotional availability? Sakėte pavyzdį, kai partneris atsitraukdavo, paskui prisitraukdavo su praktika. Ar tai ir yra, kad moteris stipriai įsimylėjasi, net jei pačiai tas netrodo, vis tiek tampa pliusu? Tai su partnerio emotional availability nemanau, kad tai susiję, nes mano partneris šiaip yra emotionally labai available. Mes šnekamės apie jausmus ir taip toliau. Čia toks labiau apie energetiką, ne dėl to, kad jis not available, bet kai aš einu link jo, tai nėra labai traukianti energija. Ane, kai aš tiesiog jungiu savo moteriškumą, magnetizmą, ar ne, flirtuoji, ten traukiai, bučiuojas, tokia visai kitokia energija, ar ne, tada ir jis atsako. Ir mes moteris esam tokios galingos iš tikrųjų, nes mūsų energetika nustato toną, ne tik mūsų romantiniams santykiams, bet ir darbiniams santykiams, ir kažkokiams socialiniams dalykams. Viską mes nustatom toną. Ar ne? Bet moteris dažnai sumaišo savo galę su veikimu. Galvoja, kad aš jeigu galinga, aš turiu viską forsuoti. Bet kai mes forsuojame, atvirkščiai mes prarandam savo galę. Tai vėlgi čia nėra susijęs su emotional availability, nes gali pritraukti ir emotional unavailable person. Aš esu ir pritraukus su savo magnetizmą jungus ir tenais ir emociškai ne-available žmonių ir available, tai mes pritraukiam visus, ar ne, su savo magnetizmu, ne tai, kad visus, bet daug žmonių, ar ne, bet jau ką mes įsirenkam, ar emotional available ar neavailable, tai čia kitas klausimas. O kai moteris stipriai įsimylėjusi, net jei pačiai tas netrodo, vis tiek tampa pliusu. Nebūtinai, aš esu stipriai įsimylėjus ir mūsų santykiuose aš daugiausia minuse būnu, ar ne? Bet tas, va, kai esi visai ką pliuse, man atrodo, atstumia vyrą ir neleidžia vyrų širdžiai pilnai atsivert. Ar ne? Tai ten irgi užtrunka laiko, yra tas šokis galbūt taip minuso, pliuso ar ne kažkurį laiką. Bet po to, kai abu partneriai vienas kitą myli, tai gaunasi tas toksai, vat, balansiškas šokis. Net nėra taip, kad aš visą laiką minuse, nes aš irgi daug duodu, aš irgi prieinu ir pabučiuoju, ir apkabinu, ar ne, tai gaunasi tas tai šokis, bet gaunasi toksai sveikas balansas ir tas vat magnetizmas, ar ne, sakau, kaip šokis. O moteris, jeigu įsimylėjusi, tai jeigu jie norisi eiti priekį, ar ne, būti to pliusu, tai mano kvietimas būtų praktikuoti šitą atsitraukt ir kvėpuot. Nes kartais moteris bijo, ateina tokia vat baimė kažkokia įsijungia, kad jeigu aš visko nepadarysiu, jisai pabėgs kažkur, arba tiesiog negali išbūt su savim, ar ne? Tai irgi čia reikia nervų sistemos capacity išplės, leisti su savim būti su tais jausmais, kurie sukyla, ar ne, kad ir malonus jausmai, ir tas meilės ilgesio jausmas, jeigu sukyla, dažnai mes žmonės irgi, ir moteris, ir vyrai negali doroti su tais jausmais ir tada bando kažkaip juos išlieti, ar ne, ant partnerio. Bet vietoj to, ar tu gali tą jausmą cirkuliuoti link savęs. Tai su šitu, pavyzdžiui, dirbsim per mylėtojos meilužės, to love archetype, ar ne? Kaip tą seksualinę energiją, meilės, ilgesio energiją, bet kokias tos jausmus, kaip juos neišliet būtinai ant vyro, bet kaip juos cirkuliuot per save. Ar ne? Ar kai tu cirkuliuoji, tu tada vėlgi tampi labiau magnetas, pritrauki tą. Taip, kitas. Ačiū, labai buvo gera pamatyti ir sudalyvauti pačiu laiku ir kaip visada nuostabiai, jaučiuosi labai atsipalaidavus ir nekantrauju peržiūrėti įrašą ir suvirškinti informaciją. Tai ačiū, Agne. Jei praktikuotis magnetizmą ar klausytis tam tikros muzikos su tam tikrais hercais.
aš nebūtinai su hercais praktikuojas, bet aš turiu atitinkamus playlistus, atitinkamą vaibą ir neklausau kažkokios pop muzikos ar muzikos su negatyviais lyrics, and baby, baby, you break my heart, visokių tokių, ne, nes mums viską, ypač muzika, labai koduoja mus, ar ne, tai klausausi conscious įvairios muzikos, tai irgi svarbu, bet dėl hercų tai negaliu atsakyti kažkaip moksliškai ar patvirtintai, neturiu to nuomonės. Kaip faina, ačiū už bonus sesiją, nes reikės laiko šiai praktikai išjausti. Ačiū. Tai ačiū Vaida, pasimatysim kitą savaitę. Viktorija, ačiū, kai moteris būna labai pliuse, partneris jos bijo ir daro dalykus iš baimės, labai įdomu tai suprasti. Taip, nes dažnai, kai moteris būna pliuse, vėl jinai tokia mamos, mamiškoj toje energijoje, jeigu partneris bijo, tai jis būna polarizuotas į tą vaiko energiją, na, ir iš baimės, kad tik tais nepakliūčiau į bėdą, kad tik tais mama ar ne, nesupyktų ir taip toliau, bet tas visiškai atima magnetizmą, romantiką, polariškumą ir gaunasi tas santykis toksai, vat, arba kambariokiškas, arba mamos vaiko, arba draugystė geriausia atveju, bet nelieka to meilužių, tos vat love energijos. Taip, tai tiek šiandieną. Ačiū labai visoms. Dar kartą, dar matau vienas klausimas, ar tai reiškia, kad moteris negali duoti, lepinti kažkaip partnerę, tik imti iš jos? Ne, visiškai ne. Tai ir sakau, turi surasti savo energetikos tą pliusą minusą. Ar tai reiškia, kad yra su partneriu net 80-20, ar ne? Tu turi surasti savyje tą ir tu taip pat gali duoti iš savo magnetizmo, ar ten, ar bučiuotis, ar duoti, ar net dėmesį, ar ne, bet duoti dėmesį būnant moteriškui savo energijai. Tai visiškai nėra taip, kad moteris tik tai ima, vyras duoda, ne, čia būtų tokie toksiški santykiai, ne, visai, kai yra davimas, gavimas, tik tais mes duodam moteris ir vyrai skirtingais irgi būdais. Ir vyrai labai prisipildo, kai jie yra šalia moters, kur yra toj moteriškoj magnetiško energijai. Vien šito vyrai labiausiai ilgisi ir jiem gera būti, jau vien tik tais buvimas šitoj energetikoje yra tarsi dovana. Bet žinoma, aš irgi rūpinuosi savo partneriu ir ten ir dėmesio visai, kad duodu, ar tenais gaminamės, abu, tai aš gaminu, tai jis gaminu, visai, kad nėra taip, kad ne, aš tik tai atsisėdus, ar ne, ir man duokit, ar ne. Ne, tai būtų irgi toksiškas santykis. Okay. Kitas, man su buvusiu partneriu buvo atvirkščiai, įsikrito į vaiką ir man nepaliko kito varianto, kaip tik būti jam mama. Okay, bet tuomet jau tada klausimas, ar ne, kodėl tu buvai tokiuose santykiuose, ar ne, nes jeigu vyras nukrenta į vaiko rolę, ar ne, mes turim pasirinkimą, ar nueiti mamos rolę, ar pasakyti, kad ne, mes nesam compatible, netinkamas, nes aš esu verta lygiaverčio partnerio, tada išeiti iš santykių ir kurti santykį, surasti vyrą, pritraukti, kuris yra lygiavertis partneris. Aurelija, ačiū, Indrė, ačiū, tai ačiū, dar kartą pasidalinu linku ir primenu, kad per 3 dienas dar prisiregistravus ir valandos sesiją gausit ir taip pat iki kito penktadienio raktai į gausą. Ten yra irgi kaip pakeisti savo identitetą, kaip išsivaduoti iš tų posovietinių traumų, posovietinio mentaliteto susimažinimo. Tai va tas bonuso kursas irgi vertas pačios programos. Ačiū už atsakymus ir sesiją. Ačiū visoms dar kartą. Ir ką, lauksiu klausimų kitam ketvirtadienį, dar pasimatysim. Ir tikiuosi, kad ne paskutinis mūsų kartas, ar prisijungsit prie šitos programos, ar kitos programos, ar kitais metais, ar už 5 metų. Aš niekur neinu, esu pasipareigoju savo šitai keliui, misijai visą gyvenimą. Tai tikiu, kad tarp susitiks mūsų keliai. Tai ką, ačiū, iki pasimatymo kitą ketvirtadienį ar kažkada anksčiau, toliau ir sėkmės praktikuojant.